Gerai, rašymas paleistas. Tai dar kartą visiems labas vakaras. Sveiki visi prisijungę į kasmetinį Safety Day, organizuojamą Parašiutų sporto federacijos. Ir ekranas matosi man? Jo, matas. O, super. Tai pristatymas. Šiandien pristatymą darysim dviese. Tai aš esu Algimantas Skuodis, LPSF prezidentas, AFF tandem instruktorius. Ir kolega Rolandas Buivydas, AFF tandem instruktorius ir senior rigeris. Dar kartą sveikas, Rolandai. Sveiki visi. Anksčiau pristatymo to nedarydavau, bet buvo keletą vis tiek atsiranda naujų parašiutininkų ir taip toliau. Čia atrodo, kai sąrašą pasižiūri, tai visi vieni kitus pažįstam, bet sako, kas čia tokie buvo. Kas čia šnekėjęs. Tai gerai, tai dabar prisistatėm, formalioji dalis. Ir dabar apie ką tas Safety Day. Kasmet vyksta, irgi ten būna tokių klausimų, o kodėl ten nepapasakojote, kaip traukti rankenėlę ir dar kažką daryti. Tai dar kartą LPSF Safety Day organizuojam, kad pasižiūrėti bendras tendencijas Lietuvos ir pasaulio. Pagrindė amerikiečių žiūrim, kadangi jie gerai dalinasi statistiką. Ir mintis yra ta, kad pažiūrėti pernai metų kažkokias tendencijas, ypatingų atvejų, kažkokių traumų, galbūt žūčių, jeigu tokių buvo, ir panagrinėti, kaip viskas vyksta ir kažkiek apie tai pakalbėti. Tai šito Safety Day nėra tikslas išmokyti arba priminti visų šuolio elementų, nuo ten pasiruošimo šuoliui, kaip ten tikrinti įrangą, ką reiktų mokėti daryti ir ką reiktų prisiminti kiekvieno sezono pradžioje, gal ir sezono eigoj. Tai šituos Safety Day organizuoja jau detalesnius klubai. Aš manau, kad neužilgo jau prasidės kvietimai į klubus, tai vieni tie kiti. Irgi pasidalinsim, paskelbsim LPSF puslapyje, bet kas priklauso klubam, žinot, sekat, tai žinot, kada bus. Tai būtinai rekomenduoju dalyvauti juose. O čia, kaip sakiau, pasižiūrėsim tendencijas ir formatas yra toks, kad daugiau pokalbių diskusijos forma. Aš kažkiek būsiu moderuojantis, Rolandas pakomentuos, padės man pakalbėti. Ir prašymas būtų kaip ir kasmet, kad aktyviai dalyvautų ir prisijungia žmonės, nes čia yra ir kitų patyrusių parašininkų, ir nepatyrusių, ir gali atsirasti klausimų ar kažkokių dalykų, apie kuriuos mes nepagalvojam, gal tiesiog kurie būtų įdomus visiems. Tai yra ta chato funkcija, drąsiai ją naudokitės, aš kiek galėdamas pabandysiu sekti ir jeigu bus kažkokių eigoj klausimų ar kažką, tai bandysiu juos įtraukti. Arba irgi galit naudoti, man atrodo, čia galima pakelti ranką, irgi jeigu pamatysiu, ir galit įsijungti mikrofoną ir kažkokio tai vietoj įsijungti, jeigu norit kažką papasakoti, prisidėti ir taip toliau, kaip galvoju, Rolandai, toks formatas tinka, ne? Jo, tai labai gerai būtų, jeigu čia kažkas, vis dėlto mes nežinom, kas aktualu kažkam kirba klausimų, tai labai puiku. Jo, tai drąsiai rašykit. Paprašysiu tik tai, kai nešnekat arba jums nereikia mikrofono, kad mikrofoną laikytumėte išjungtą, nes tiesiog, kad pašalinių garsų nesigirdėtų, nes nedalyvaujant, bet kai jau, aišku, norėsit kažką pakalbėti, įsijungit. Tai ir po truputį važiuojam tada. Kaip kasmet pradėsim nuo statistikos bendros, tai turim kažkiek surinkę statistikos Lietuvos Parašiutų sporto federacijos. Tai pernai buvo atlikta virš 16 000 šuolių pagal klubų duomenis, tai plius minus skaičiai yra panašus kaip ir užpernai, čia 5% mažiau, bet aišku yra paklaidos ribos. Iš jų 600 priverstinio skleidimo šuolių, 201, čia 6000 reiktų patikslinti, 201 AFF šuolis, dėl AFF šuolių yra bent jau pagal pateiktus duomenis ženklus padidėjimas palyginus su 23 metais, beveik dvigubai. Vėlgi gali būti kažkokios paklaidos ar panašiai, bet bendra tendencija rodo, kad tų šuolių atlikta daugiau. 5000 tandemo šuolių, plus 15%, tai šiek tiek daugiau neįprasta. Ir virš 11 000 sportinių šuolių. Vėlgi skaičius yra kažkiek panašus, didelio pokyčio kažkokio nėra. Narių skaičius plus minus, netgi sakyčiau istoriškai LPSF, kaip tą narių skaičių skaičiuojam tiesą, tai čia yra galiojantis pažymėjimai. Kažkam baigėsi, kažkas prasitėsi, atsiranda nauji parašiutininkai, taip jų pas mus laikosi plus minus 200, dažniausiai šiek tiek virš 200.
Vėlgi vertinant, kad pernai metais galbūt buvo atlikta daugiau FF šuolių, tai, pavyzdžiui, tikėtina 24 metais turėtų padaugėti licencijų išdavimų ir narių skaičius padidėti. Ir iš įvykių pranešta apie 15 atsarginio parašiuto panaudojimo atvejų, tai 3 daugiau nei 23, vėlgi, darant prielaidą, kad pranešta apie visus, gali būti kažką pamiršo, kažko nepasižymėjo ir taip toliau. Ir turim pranešimus apie 5 traumas. Tai vėlgi, porą traumų daugiau nei 23 metais. Ir mūsų dabar planas yra šito pristatymo, kad pirmą pereisim tuos ypatingus atvejus, kas atsitiko Lietuvoje. Ir tada pereisim prie atvejų, kurie yra atsitikę Jungtinėse Amerikos valstijose, nes jie pakankamai gerai pateikė savo statistiką, netgi šiek tiek su aprašymais. Galėsim šiek tiek panagrinėti. Priminsiu keletą pakeitimų, kas įvyko ir ką reiktų atsiminti nuo pernai metų. Tai vienas LPSF pakeitimas yra dėl parašiutinės įrangos senesnės nei 20 metų. Čia būdavo dažnas klausimas. Tai dabar yra galimybė tą įrangą naudoti, bet yra tam tikri reikalavimai ir tam tikri apribojimai. Tai visų pirma turi būti atlikta kasmetinė techninė apžiūra ir čia nėra ta apžiūra, kad jums sudėjo atsarginį parašiutą, čia yra daug detalesnė, yra tam tikros formos priimtos ir parašiutinės įrangos priežiūros specialistas turi jas ten užpildyti ir taip toliau ir tada tą įrangą galima naudoti. Patikros aktai užpildyti ir dar paminėčiau, kas yra labai svarbu, tai nėra kažkokių kitų gamintojų apribojimų. Tarkim, jeigu ten atsarginiam parašiutui sako, kad ten 10 skleidimų ir baigta, tai reiškia 10 skleidimų ir baigta, mes negalim pratęsti, nėra tokių išimčių. Ir kitas pakeitimas, čia nuo vieno iš ypatingų atvejų, kuris buvo atsitikęs Lietuvoje, tai nuo pernai metų pas mus su sparno tipo kostiumais šokinėjant, tai yra pridėti pakeitimai ir keletas tam tikrų detalių, tai kad privaloma vadovautis gamintojų rekomendacijom ir būtinai privaloma naudoti automatinius atsarginio parašiuto skleidimo prietaisus, tai AED, daugumą žinot, kas tai yra, ir naudotis RSL-us. Tai reiškia, jeigu šokinėjant su vinksiutu, tai AED ir RSL-as yra privalomi Lietuvoje šiuo. Tai va, tiesiog žinoti, atsimint ir vadovautis šitais dalykais. Tai perinam prie statistikos. 24 metai atsarginio parašiuto skleidimai. Pabandžiau sugrupuoti keletą grupių pagal kažkokį tai panašumą, kas ten buvo atsitikę. Tai, pavyzdžiui, šitoj grupiai turim 2FF atsarginio parašiuto skleidimus, nedetalizuota, kas buvo atsitikę, bet FF ten įvairiai būna. Body position dažniausiai. Tada turim vieną tandemą, pranešimą apie vieną tandemą užsirišusį galinį kampą, apie 6 pranešimus susisukusias tropas nedetalizuota, bet kaip ir viskas aišku ten. Ir vieną pranešimą dėl parašiuto dėjimo klaidos, vėlgi nedetalizuota, nors būtų gal buvę gerai padetalizuoti, kas ten per tą dėjimo klaidą buvo ir kas ten per atsikabinimas. Tai ties šituo punktu tiesiog bendrai sugrupuojant galima būtų paminėti ir pakalbėti šiek tiek apie skleidimo apsisprendimo aukštį, pavyzdžiui, ypač susisukusių stropų atveju, apie aukščio kontrolę ir sprendimo priėmimo laiką, ypatingai jeigu tos susisukusios stropos ir maži kopalai, kaip galvoja Rolandai. Jo, tai kaip dabar tendencingai, jeigu čia iš eilės, tai su FF-u, tai kaip ir labai daug gali būti visko. Tenai, mokinamės, viskas normos ribos. Taip neišvengiama, nes mes mokinam. Tiesiog būna kartais. Jo, tiesiog būna. Esmė tame, kad neužmirškit aukščio kontrolė. Aukščio kontrolė pats pagrindinis dalykas. Tai reiškia, kaip žinoma, A, B kategorija, 800 metrų turi būti po tvarkingo patikrintų parašiutų. Tai reiškia, visi 5 punktai, viskas, jisai valdosi, jisai skrenda, stropos jau nesusisukusios, o visiems kitiem tai yra 600 metrų. Tai iki 600 metrų mes galim pakovoti ir reikia priimti, neužmirškite aukštį žiūrėti. Kas su užsukimais, stropų užsukimas, tai kiek girdėjau, pas vinksiutus dabar yra didžiausia tokia problema, nes, taip jau yra.
taip yra. Ir kas blogiausia su vinksuoto, kad čia ir tandemmasteriai žino tą, kad kai susisuka stropas, neina atsisukti. Ta prasme, tiesiog neina atsisukti. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad stengiamės atsisukti. Yra 2 būdai atsisukimo. Kojom makaluoti, ten mint dviratį, kaip sakant, ir kitas atsukinėti viršui ir į apačią užsukinėti. Nu, nežinau, kaip čia taip paaiškinti. Reikėtų gal pademonstruoti. Bet, nu, aš manau, kad dauguma supranta, apie ką aš kalbu. Tai va, tai žino visi, kad neina atsisukti, tiesiog realiai neina atsisukti. Tu spardaisi, neina atsisukti arba į kažkiek atsisukia, pavargsti ir vėl grįžta į užsukimo pusę. Tai aukščio kontrolė. Su mažiukais tai viskas ten, nu, mano akimis, tai ten turėtų būti labai aišku. Užsisuko, pradėjo sukti, dažniausiai sukasi ir ieškok procedūros. Žiūrim, traukiam. Tai va, taip. Aš dar galvoju, kad, žinai, tas stropų susisukimas, ypač vedant kursą ir panašiai, nes nuo jo pradedam. Ir tai sakoma, kad kai kurie netgi yra, kurie sako, kad čia net nebeveik nesiskaito prie ypatingų atvejų. Nu, tai čia toks, žinai, labai paprastas, bet tai yra pakankamai apgaulingas dalykas. Kad tas noras, žinai, nu visgi ten atsisukti ir varyti ir labai galima prarasti tą aukščio kontrolę. Nu, atrodo, viskasgi beveik gerai, jisai ten skrenda tiesiai, daugmaž, nu čia kalbant apie didesnius parašiutus, ne, viskasgi čia kaip ir... Jo, bet tu su to aukščiu, nu, viskas, tirpsta aukštis, tai, o po to, tai va, tas apsisprendimo momentas yra labai svarbus tas apsisprendimo, o kaip tu sakai, tai čia vienas pretekstas į blogas parašiuto skleidimą, stropų susisukimas. Reiškia, kažkas buvo ne viskas gerai, ne taip. Ar tu kritai, aišku, kai mokiniesi, tai ten gali būti ir judesys skleidėjais, bet neužmirškim B kategoriją, tai nėra, nesam dar tokie, mes esam kieti, tai prieš skleidimą reikėtų priimti gerą skleidimo poziciją, pasižiūrėti horizontą, skleistis ir turėsi geresnius skleidimus, mažiau bus užsukimų. Nu, čia daugiau dėl pačių užsisukimų čia. Tikrai taip. Ir dar reiktų paminėti, kad šiemet tos tendencijos kaip ir nėra, jeigu amerikietišką statistiką imti, bet prieš porą metų, prieš 3 metus, tai tikrai buvo labai daug žūčių, buvo tiesiog banga žūčių dėl per vėlaus atsikabinimo. Taip, ilgai žūčių. Jo, ir bandydavo, kovodavo, norėdavo kažkaip tą kupolą ten, lygiai ir viskas neblogai, ir žudavo žmonės dėl to, kad atsikabina per žemai ir nebeišsiskleidžia sarginis parašiutas, nespėja išsiskleisti, arba kažkas ten vyksta blogai, arba nėra prietaiso, arba prietaisas nesuveikia, arba dar kažkas, tokios kombinacijos prasidėdavo. Ir buvo tokių banga atvejų, tai USPA darė tą akciją vadinamą mokinimo, kur net tas žinomas terminas don't delay cut away. Nedelsk atsikabinti. Čia yra problema. Pabandėjai ten vieną kartą, neveikia, gana. Čia kaip pas mus truputėlį gal čia nukrypsiu į šoną, kaip esu girdėjęs ne kartą, žinoma, ne, už atsarginį tenai būtų visai geras toksai, nu, žestas iš tavęs, nu, tenai panaudoju atsarginį, kažkaip tai pavaišinau draugus, ne? Tai esu tikrai ne kartą girdėjęs, nu, aš jau tikrai niekam nevaišinsiu, bet aš ten pakovosiu. Ir tas kovojimas toks, nu, aš labai džiaugiuosi, kad dabar jau keletą metų to negirdžiu. Tai aš manau, žmonės vis tiek truputėlį kitaip pradėjo žiūrėti šitą reikalą. Bet anksčiau tai tikrai tai buvo. Kas senai šokinėja, esate turbūt yra girdėję. Tai va, tai... Nu... Tikrai taip, ir dar yra viena, sakyčiau, gal tokia nelabai gera tendencija, irgi dabar jau pakankamai mažai yra, bet seniau gana dažniau būdavo, kai atsikabina parašiutininkas, ypač mažiau patyrė, tai tie, kurie buvo ant žemės ir tada pradeda ten, žinai, nu tai reikėjo ten dar, nu tai ką, čia tik tai ten, nu, ja, pakovotgi dar, į kitą prasme, nu, aukščiogi dar buvo, tada dabar tą parašiuto ieškok čia ir panašiai ir taip toliau, kas priveda tokie, nu, tokios šnekos, galbūt toks
juokais, spaudimas ar kažką, gal kitą per žmogus, nežinau, suglums, pagalvos, gal šį kartą neatsikabinsiu, nes praeitą kartą kažkaip ten kitaip blogai šnekėjo ar panašiai. Pirmas sprendimas yra pats geriausias. Priėmė sprendimą, daryk, nedvėjok, pasidaryk, o po to jau ten aiškinsimės. Reikėjo, nereikėjo, galima buvo kopovoti, nebuvo galima kažką kitą padaryti, bet priėmė sprendimą, darykit, nedvėjokit. Tikrai taip. Na gerai, važiuojam toliau, nedvėjokit, apibendrinkim šitą skyrių. Ja. Sekantis turėjom vieną sportinį atvejį, virš 400 šuolių parašiutininkas, kaip pranešta, šokinėja pakankamai retai, nerado medūzos ar negalėjo ištraukti, gal kitas variantas buvo, bet liktai rašė, kad nerado medūzos ir skleidė atsarginį parašiutą. Tai čia ne atsikabinimas, čia atsarginio skleidimas. Tai čia yra ypatingas atvejis esant dideliam greičiui, high speed malfunction, kai negali nieko išskleisti. Tai apie ką čia galim paminėti, tai rizikos šokinėjant retai, pastovumas, kas yra labai svarbu, procedūrų kartojimas ant žemės, rankenėlių pripratimas, apsigraivimas ir taip toliau. Ką mes dabar darom, dalyvavimas safety day renginiuose dabar ir klubuose, kur galima pakabėti sistemai, pasitreniruoti viską ir taip toliau. Ir apie bandymų kiekį ir laiką galbūt Rolandai, ne? Jo, tai, kaip sakai, procedūrų kartojimas ant žemės, tai ne tik ant žemės, bet ir jeigu mažai šokinėja, tikrai neduos niekas sumeluoti, ta prasme, užtrunka ilgai. Tai šokau, pasidariau imitacinį, pasižiūrėjau, viskas vietoj, po to galima dar kažkur vidury šuolio, dažniausiai tai tie reti šuoliai būna solo šuoliai, jeigu jūs darot ne solo šuolį, tai jau blogai. Retai šokinėjant, aš turiu omeny. Taip. Tai, reikia žiūrėti, reikia lėktuve tikrintis, žinote visi, kad reikia tikrintis lėktuve krūtinės diržą, pagalvėlę, žiedą ir medūzą. Ir medūzą tikrinam ne vieną, ne kitą kartą. Ką čia galima paminėti, kas liečia medūzą, tai ne tik galima pažiūrėti ir į kolegą, pas kolegą, kas nors ten neatsidarė, neiškritus medūzą, ne viskas tvarkinga ir galima tiesiog užbėgti įvykiam už akių, perspėti, kažkaip tai pažiūrėti. Perspėti kitą žmogų, kad žiūrėk, pas tavęs kažkas negerai. Tai va čia šitie pasekoje viskas ir nerandu medūzą, kur jinai dingo. Tai nežiūrėjai turbūt lėktuve, nesitikrinai, aš manau taip. Tikrai taip. Ir tas šokinėjimas retai, vėlgi reikia suprasti ir įvertinti savo tas galimybės. Nepriklausomai nuo šuolių kiekio yra ta bendra praktika, kad nesvarbu, kiek tu turi šuolių. Jeigu ten tūkstančiais jų yra, bet tu darai po 3 šuolius per sezoną, per metus ar panašiai, tai jau yra nieko iš principo. Ir jeigu 50 šuolių realiai nieko. Taip žiūrėti. Kas yra per metus išdėkit 50, tai yra po 2 šuolius į savaitgalį. Tai tokiu atveju reiktų atitinkamai ir vertinti savo rizikas ir dėl tų šuolių, jeigu draugai prašo šokti kartu ir atitinkamai elgesio su įranga. Pasižiūrėti šiek tiek labiau, pasikartoti. Ir tas bandymų kiekis, čia kai šnekėjom apie susisukusias tropas ir panašiai, laikas dega ir taip toliau kovojimo, esant laisvam kritime. Yra tavęs kas nors klausė, kiek kartų bandytum? Nėra. Bet būna paklausė, sako, formaliai pagal procedūras, pabandėjai 2 kartus, iš principo, sako, ir viskas. Viskas, ir važiuojam toliau, darom, nežiūrim, o kas dabar bus. Mes turim, paieškojau vieną kartą, neradau, kitą neradau, arba radau, neina ištraukti. 2 kartus visą laiką pabandom, viskas. Užmiršom. Sekantis, einam prie atsarginio žiedo. Viską. Atsarginio žiedo, mažiau patyrusių arba studentų atveju, netgi mokinam tą pačią visą procedūrą, traukti nesvarbu, tą pačią eilę, kad nereikėtų galvoti, nes laikas ten jau dega pakankamai greitai. 2 sekundės 100 metrų, ką čia? Daug laiko nėra.
Ne. Tai va, tai įvertinti savo rizikas ir vertinti tą laiką, kaip jisai greitai dega, ypatingai laisvojo kritimo arba prie high speed malfunction visų. Apibendrinant prie šitų. Sekantis atvejis. Susisukusios stropos atsirišo vienas valdymas, mažas parašiutas ir vyko atsikabinimas, aišku. Tai apie ką čia galima būtų paminėti, tai kad kada atsiriša arba neatsiriša, irgi kitas atvejis gali būti tie valdymai, gal yra kažkokia prevencija. Ir jau kažkiek minėjom prie tų susisukusių stropų ir mažų kupolų, kad sprendimo priimimo laikas esant mažiems kupolams. Bent jau tiesiog, kadangi šituo atveju buvo paminėtas mažas. Ane? Taip, tai ką dėl to parišimo, hebra, dabar yra ten tendencija, įrangas iš tikrųjų Lietuvoje tikrai su pakankamai tvarkingam įranga šokinėja. Tai čia tik tai žmogiškasis faktorius, prisigalvojat visokių ten pasirišimų, kad ten kažkur kažką užkišau, prakišau, pakankamai sudėtingų dalykų. Tai vat, ir jeigu kažkas kyla abejonių, ypač jeigu jūs patys nededat parašiutų, tai atnešat kažkas pakeris, kur deda, tai jeigu jūs kažko nežinot, klauskit, ir kodėl vienas riša vienaip, kitas kitaip. Tai jeigu jums kyla klausimų, pasiteiraukit, kodėl. Tai man yra gyvenime 2 kartus atsirišę, kur ne aš pats dėjau parašiutą. Tai yra momentas, ne? Kaip bebūtų. Tai su atsirišimu, užsirišimu, tai jau čia vėlgi pasirišimas, kažkoks tai ten navaročiams, kaip sakau. Bet kad atsirištų, tai arba jūs kažkur laisvumo paliekat, kai parišat valdymus, kada gauna smūgį ir išmuša. Arba, jo, gali būti tiesiog per skubėjimą blogai pasirišo. Neprakišo ten, kur pro žiedelį, o virš žiedelio pasirišo. Tai aš neturiu variantų. O mažiukas parašiutas, tai smagu. Jo, smagu, tada sprendimas kaip ir vienas. Jo, tai viskas dažniausiai tai tuo ir baigėsi. Jo, tai dėl to parišimo, tai iš tikro, jeigu yra neaiškumo, geriau pasiklausti ir jeigu kažkoks draugas, kolega sako, žiūrėk, galima parišti taip yra geriau, tai ir nesuprantat, kodėl taip yra geriau ar kodėl taip aiškina, tai gal nueikite pas parašiutinės įrangos priežiūros specialistą, rygerį, ir pasiklauskit, pasikonsultuokit. Ir labai smagu, tiesiog, kai ateina, sako, žiūrėk, vienas taip raro, kita taip, o kodėl šitas blogas parišimas, šitas geras. Tai galima padiskutuoti, kodėl būtent taip, kodėl gamintojas sako taip, o mes prisigalvojam kitaip. Tai irgi turėtų kilti klausimų. Tikrai taip. Tai va, vadovaukitės gamintojų nurodymais, konsultuokitės su rygeriais, nušadinėkit savų kažkokių parišimų, aprišimų, pririšimų ir važiuojam toliau. 4 skyrius vinksiutas. Tai čia turėjom atvejį, dėl ko ir priėmėm šitos pakeitimus, kad prietaisai RSL yra privalomi. Pagal pranešimą, kiek gavo LPSF, tai susisukusios stropos, skleidė atsarginį, nespėjo ar per vėlai tą atsarginį skleidė, kadangi suveikė AD, nebuvo RSL. Tai va, tai nagrinėjom kažkiek šitą atvejį, konsultavome su vinksiuteriais ir panašiai, tai rezimuojant, reikėtų pasirinkti įrangą pagal šuolio tipą, tinkamą įrangą, vinksiuto atveju tai tinkamai medūza ir visi kiti reikalai, tinkamo dydžio parašiutas ir kiti dalykai. Nuo šiol AD RSL yra privalomi ir kai matysim žūčių atvejus, yra pakankamai nemažai, keletą žūčių dėl to, kad vėlgi neturėjo nei RSL arba kitu atveju neturėjo prietaiso su vinksiutai susijusio ir apie ką dar galima būtų paminėti į šitą temą, kitaip tariant, dėl tinkamos aprangos, nes yra tokia tendencija, sakykim taip, ne veltui istoriškai parašiutininkai šokinėja su kombinzonais. Buvo tam. Ir dabar šokinėja ir taip galima šokinėti ir su kitokia apranga ir panašiai, bet atsiranda tam tikros rizikos, kurias reikia suprasti ir galbūt galima kažkaip užbėgti tom rizikom už akių. Ten megztiniai, maikės ar dar kažkas, kurios gali tam tikru atveju uždengti, esant blogai kūno padėčiai, uždengti rankenėlės, po to gali tekti
sunkiau rasti tas rankinėlės, kas sudegins labai brangų laiką. Ar taip kažkaip? Jo, čia šitas taip. Ir dar čia galima, aš bent jau čia nuo savęs noriu, pavyzdžiui, kaip yra su vinkšiutais, labai sudėtinga, aš nežinau, netgi nežinau, kaip kontroliuoti, ta prasme, kai atvažiuoja žmogus, tu jį matei gal kartą, gal iš vis nematei, jis įsitraukia vinkšiutą ir eina į lėktuvą. Ir aš kažkaip galvoju, kai jau ne vieni metai esi aerodrome, tu matai žmogaus, ar jisai yra, tas jau pro, ar jisai toksai. Realiai niekur nėra, kad jisai ar gali šokti, ar negali šokti, ar jisai geba šokinėti. Ta prasme, kaip žinom, kad, aš nežinau, kaip tai prakontroliuoti, čia šiaip kalbu. Nes, vienas iš tokių. Bet kas gali ateiti, užsidėti vinkšiutą ir šokti. Ta prasme, šiaip, taip. Vienas iš tokių kontrolės būdų galima būtų prakontroliuoti, jeigu yra kyla klausimų kažkokių, tai kaip ir darant su nevinkšiut šuoliais, tai yra kontrolinis šuolis, bet tada reikia kolegos vinkšiut. Jo, reikia kolegos ir kad jis ta prasme... Patyrusio. Taip. Bet, žinom, kaip mes labai esam jautrus tiem dalykam, tai, žinai, o ko tu čia dabar nori, manęs aš čia jau su daug šuolis šokau, viskas buvo okei, žinai. Gal ir taip. Tai va. Bet čia yra klausimas galbūt ir pasauliniu mastu. USPA irgi šituo klausimu, pavyzdžiui, kalbant apie vinkšiuterius, jie ten, kai kalba apie jų paruošimą, tai jie neturi vinkšiuto ruošimo programos. Neturi tiesiog. Jie yra surašę gaires, kas turėtų būti išaiškinta jaunam vinkšiuteriui ar panašiai. Ir apie tai, kas gali aiškinti, yra parašyta, kad, pasakysiu supaprastinti, tai patyręs vinkšiuteris. Tai reiškia, tiesiog patyręs kolega turėtų išaiškinti tam naujam kolegai, kaip viską reikia daryti. Nėra tokios kaip ir programos, žinai. Yra gairės tik tai ką. Būtent, tai čia toks. Kitas dalykas, jeigu čia apie aprangą pradėjom kalbėti, dabar su pirštinėm šokinėja labai mažai. Nedaug žmonių. Pakankamai, kaip anksčiau, praktiškai 90% visi su pirštinėm varytų. Gal čia, kas domisi daugiau, tai žiūrit tos visokios katavai tenai, tos visus filmukus, nesenai buvo įdėta, kaip susisuko stropos, įkišo pirštą ir ištraukė, tikrai jo pusė nėra. Trečdalis tai tiksliai nukastas. Trečdalis tiksliai, jo. Tai elementarus dalykas, pirštinė tai būtų padėjus ir ištraukti, ir tas pirštas būtų visas. Tai pirmą, ką aš čia rezimuojant, tai pirštinė realiai nieko nekainuoja ir jeigu tu besileisdamas nugriūsi, ar ypač patirties mažiau, kad ir su patirtim griūsi, tai pirštinės susivarysi, tai bus rankos sveikos. Kitas dalykas, jeigu jums jaučiat, kad sukasi, nekiškit nagų į tarp tų stropų. Jeigu nekontroliuojamai nekiškit tų pirštų tenai. Ne pirmas kartas, kur to pirštą nugnybė galo. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs su mažu parašiutu įkišat rankas į viršų, jūsų stropos susisukusias, jūs suka aplinkui, aš žinau iš savęs, kad suka smagiai, įkrovimas didelis, tai reiškia ten užspausti. Jums reikia atsikabinėti. Ar jisai taip greitai atpalaiduos tą pirštą, bet jeigu tu jo taip greitai atpalaiduos, ištrauksi pagalvėlę, tai to piršto ir daugiau gali likti ten kažkur. Tai čia va toksai rezumėtas. Ir tokiais atvejais aš galvoju, čia irgi vėl yra diskusija ir gamintojai gamina visokius, yra žiedai ir yra pagalvėlės, atkabinimo. Ir gali pasirinkti, ką nori iš principo. Tai tokiems atvejams, kai yra, pavyzdžiui, traumos patyrimos ar panašiai, geriau yra žiedai, nes tu gali kažkaip ten iškrapštyti galbūt tą žiedą, nei ten su kita ranka, gal kuri yra sužeista, užkabinti tą pagalvėlę ištraukti prie didelio sukimo, kai atsikabinimas yra pakankamai sudėtingas, nes, dėl perkrauvų spaudžiami troseliai. Taip. Tai va. O tavo nuomonė ar patarimas būtų, nes vis tiek yra ne visi šokinėja su kombinezonais ir ypač ten su didesnė patirtim, dėl įvairių skirtingų priežasčių.
Gal yra kažkokių patarimų bendrų, kad sumažintas rizikas, kad, tai nežinau, megztiniai, maikės ar dar kažkas uždengtų tas rankenėlės. Jo, Ką pagalvot? Tai labai gerai, tu pasakei, kad tai yra, turi įvertinti rizikas. Tai aš nekalbu apie tos mūsų, vadinkim, pradžiamokslius, kurie pradeda skydaivinti tenai iki 100 šuolių, tai sakyčiau, iš vis yra blogis toksai. Arba jeigu jau šokat be kombinezonų, tai pasikalbėkit su patyrusiais žmonėm, kaip susikišti, kur susikišti, ar surišti tą maikę, kad jinai, patikėkit manim, dabar, aišku, į šuolius negalima viską dėti, nes, kaip sakau, po žiemos gali ateiti į aerodromą ir žiūri, kad tu pas lochiausias esi, nes visi jau pabėgia į priekį. Tai į šuolių ne, bet jeigu tu ten atsisėsi su maike, tai ką turėjai, maikė visa bus ant tų visų rankenėlių, ant visų žiedų. Taip kad, turit tai įvertinti ir tai suprasti. Kai išlendinėjate tie visi ir maikės ir viskas. Jeigu ta maikė bus aptempta, yra vienaip. Tas toksai, kaip, nežinau kaip ją pavadinti. Jeigu jinai yra laisva didelė, tai faktas, kad viskas pakils į viršų su plika bamba, bet esmė tame, kad uždengia visas rankenėlės. Tai įvertinkit, kombinezonas ne kario kainuoja iš principo. Plius yra labai patogių ir vasarinių, ten šortų kombinezonų, hybridai ir ten labai gerų dabar šiais laikais. Labai gražius siūna, kokį baltą pasisiuvai, fain. Taip. Turim klausimą, Ugnė klausė, tai realiai pirštinės neprivalomos, bet rekomenduojamos visada. Tai Ugnė, pirštinės niekada nebuvo privalomos, pagal taisyklės aprangoje nėra tokių, kad pirštinės yra privalomos, bet tai yra rekomendacija dėl saugumo. Jo, tai sakau, ar leistumėsi ne aerodrome, ar griūtum, kas pradžioj, pripažinkim, visi mes tenai voliojamės ant žemės. Tai ne tik ir pradžioj. Bet jau po to jau tu pats nusprendei, kad tau bus smagiau voliotis kitaip. Pasivoliot. Jo, tai jo, o pirštinės ir viršuj ir tai yra laisvam kritime, gali būti, jeigu kolega kažkas, esu girdėjęs, kur, irgi visokių tų kolegų būna, gal jis ne kolega jau, bet kuris laiko už rankos ir nepaleidžia, tipo jam smagu, jo patirtis didesnė, laiko tokį žmogų, tai tas su pirštinė tu gali tiesiog išsilaisvinti iš jo, bet čia toks jau nukrypimas į fetišą tokį, bet taip būna, kaip ir su tom stropom. Jeigu tu įkiši su pirštinė, bent jau tikrai piršto nepaliksi tenai viršui. Bent jau. Iš savo patirties po įvairių nusileidimų esu ne kartą, kai šokau be pirštinių ir nusileidimas buvo kažkoks, kaip gerai būtų buvę, kad pirštinė būtų buvo žiūrint į delną. Nes nereiktų po to eiti klijuotis, o tiesiog numestum pirštinės į kampą. Gerai, tai važiuojam toliau. Sekantis 2 atvejai. Vienu atveju turėjom staigų skleidimą, truko abi valdymo stropos, pilotas 168, kitu atveju truko viena valdymo stropa irgi. Abudu atvejai privedė prie atsikabinimo, kūrininio parašiuto atkabinimo. Tai apibendrinau juos abu į vieną skyrių, tai nežinau, ką čia galima būtų paminėti, galbūt apie šiek tiek įrangos priežiūrą, stropų galbūt priežiūrą, valdymo stropų ir stropų keitimą, jų intervalus kažkokius, tai konsultacija su ringeriais ar panašiai. Jo, ir čia, aišku, labai sunku tokius atvejus diskutuoti. Dažniausiai tai žmonės ne patys deda parašiutus. Arba deda, kaip sakau, be patirties, jeigu yra, tai vienas gaunasi geriau, biški gražiau, kitas negražiau. Tai labai sunku čia būtų atrasti tą, kas čia įvyko, bet ką aš noriu paminėti, tai yra, kad nuo skleidimo padėties yra labai skiriasi parašiuto skleidimas momentas. Tai jeigu jūs žiūri į žemę ir nesisuku ir tai yra gerai, tai ne visai taip.
Turėtum ypač kuo mažiausias patirties, kad ir su patirtim užsimiršta. Pasižiūrėkit į horizontą. Tu kalbėjai apie skleidimo momentą, ne? Jo, skleidimo momentą, būtent skleidimo momentą. Tai ar jūs galite trekinti, ar jūs galite dar kažką daryti, bet prieš išmesdami medūzas būtų labai faina, jeigu jūs pažiūrėtumėte į horizontą ir jį matytumėte. Ne taip, kad galvą pakėliau ir gerai, nes aš jaučiuosi taip puikiai. Bet būtent horizontą pamatyti. Jeigu matot horizontą, reiškia, jūs gulite tikrai lygiagrečiai žemė. Ir tas skleidimas bus visai kitoks. Nesvarbu, gali iš treko būti, bet jisai turi būti, jūsų galva turi būti lygiai, būtent netgi aukščiau. Kalbant, kad trekas nežemyn galva. Tai jau taip. Ir čia kaip buvo vienas aiškino, jeigu tu savo kojas ant skleidimo matai, tai reiškia greičiausiai 90%, kad tu skleidėsi žemiau galva buvo negu užpakalis. Jeigu koją savo matai, tai reiškia taip. Tai ne dėl treko, o dėl to, kad tu nelygiai gulėjai. Nes gaunasi ta švytuoklė tokia, tada tas kojas meta į viršų. Jo, aišku, dėl įrangos priežiūros, bet dabar, skaičiuokit stropas. Ant stropas labai sunku įvertinti. Jeigu jis sako, aš turiu ten 500 šuolių ant šito komplekto stropų, tai jau galima kažką žiūrėti, bet jeigu sako, aš nieko nežinau, kiek čia tos šuolių parašiutos turi, ar geros mano tos stropos. Šniūras, tai labai sunku įvertinti. Tas skaičiavimas iš tikrųjų labai svarbu ir galvoju šiek tiek, aišku, kas knygelės veda, pavyzdžiui, bent jau pas mane, kadangi ne elektroniniu būdu tos šuolius rašau, tai aš ten tiesiog atskirą skyrių turiu, pakeistą prie tokio šuolio. Taip, pagaliau, jeigu jūsų parašiutas, kiekvienas prietaisas skaičiuoja šuolius, tai jeigu pasikeičiau parašiutą arba stropas pasikeičiau, tai pasižiūrėkit ant prietaiso, kiek rodo, užsirašysit kažkur, gal ten elektroninė yra, aš nežinau, aš irgi tas senamadiškas, tai pas manęs irgi surašyta, tai ką, pasižiūri, ir tada sprendi, čia gerai, negerai, bet aš jau plius minus žinau, apie ką kalba. Čia, žinai, irgi ten tau nereikia būtent tiksliai ten iki vieno šuolio, bet tu žinai, ar pas tave 100 šuolių, ar 500 šuolių, skirtumas. Ar jau reikia šį sezoną užsakinėti tas stropas, ar ne? Ir kitas dalykas, kadangi trunka, dažniausiai vis tiek tos valdymo stropos ir pernai metais Prancūzijai vienose varžybose buvom ir šalia leidosi irgi parašiutininkas, darė ten metimą ir sprogo prie žemės jam tą stropą. Labai gerai buvo, jis jau ten beveik čiuožė, kažkaip ir ten kalė per valdymus ir buvo geras garsas. Pirmą kartą tiesiog šalia, nes ant line-upo įlipimo į lėktuvo, jie ten leidosi ir žiauriai geras garsas. Jeigu būtų buvę aukščiau, tu žinai tikriausiai, ne? Taip, tai jau kai kojas ant žemės, tai ten nieko baisaus, pasivoliuosi, bet čia stropo ir iš principo pakeitimas stropų ne tik galiukus, bet ten, vadinkim, iki tų spindulių, bet tai tas šniūras tikrai, kas šokinėja ir kas keitė, tai tikrai te duosiu meluoti, kad tai tikrai ne tie pinigai, apie ką mes kalbam. Tai yra ten 20 pinigų ir tu ramus, kad tavo stropas netrūks valdymai. Valdymai netrūks, ten gali kažkas trūkti kitur, bet tai tas tada viskas bus aukštai. Su mažiukais parašiutais, tai čia yra momentas, ne tik valdymas, jeigu stropas pasidėvėjusios, kas yra tendencija trūkti ant sukimo, bet su mažais čia parašiutais. Būtent ant sukimo, nes kai skleidžiasi yra tasai momentinis, o kai sukitas tempia ir tada gali trūkti. Bet čia jau su mažais parašiutais jau visi asai turi irgi vėlgi įvertinti. Aš sakyčiau, netgi svarbiau vertinti, perkrovos didesnės, įkrovimai didesni, tai čia. Ir čia komentuoja vienas žmogus, tikriausiai nepažįstu vardu Nidas, stropų nusidėvėjimo nesimato ant HMA HMI.
Tai, Jo, tai tai jo, ir nesimato, ir kartais, ne tai, kad prieštarauju, bet tai, kartais tu žiūri, oi, gal čia dar neblogai, kiek tas neblogai, kiek? 100 šuolių, 50 neblogai, ar tai aš darysiu ten 20 šuolių šiemet, tai aišku, kad čia keisti 20 šuolių. Ant antrą vis tiek nutrūks, tai. Aš galvoju, čia nėra ta vieta, kur galima būtų taupyti. Parašiutas, tai čia jisai gelbėja gyvybę ir stropos yra viena pagrindinių jo sudedamųjų dalių, tai jeigu kyla abejonių, ar tai būtinai skaičiuokit, jeigu kyla abejonių, kreipkitės į Rolandą, kreipkitės į Nidą. Ir netgi parašiutais pradeda skleistis, tam tikri parašiutais ir tam tikrom stropom pradeda kitaip skleistis. Dažniausiai ne į gerąją pusę. Dažniausiai. Ten traukiasi vienos stropos, kitos. Šiaip slideris nesileidžia ir jisai vis toks, ne toks, koks buvo prieš tai. Strovas pasikeiskit ir gausit gerą vėl produktą. Aišku, tais atvejais, kai parašiutą nuomojat ar galbūt šokinėti iš klubo, tai čia jau klubas turi pasirūpinti to visu, ar tas, kuris nuomoja, nes greičiausiai jūs nežinot, kiek nėra, bet jeigu savo įrangą, tai čia ne vieta, kur galima taupyti. Taip. Gerai, važiuojam link traumų. Turim pranešimą apie keletą traumų. Pirma iš jų tai stuburo ir kojos traumą atlikus per žemą posūkį. Sportininkas per žemai atliko posūkį, sutrenkė stuburą koją. Bent jau taip gavom pranešime. Crossfire'is 139, 1.5 krovimas virš 500 šuolių. Ir kaip rašo, parašiutininkas mokėsi 90 laipsnių nusileidimų. Šitas vienos pusės galinis išslydo ir nespėjo patraukti valdymo. Valdymo patraukė, kai atšoko nuo žemės. Bent jau toks bendras, aišku, ten visų detalių nežinom, bet iš aprašymo galima suprasti, kad parašiutininkas mokinasi svų pagrindų. Galbūt buvo prieš tai kažkokiuose mokymuose, galbūt nebuvo, gal mokino draugai. Ir atsitiko, kas atsitiko. Kaip Rolandai, gal turi kažkokį patarimą? Čia vienareikšmiškai yra per žemai. Pasukta, tas įslydimas, kas svūpinat, žino, tau nereikia išvedinėti parašiutą su galiniais. Tuo labiau ne va šitam žmogui. Gal galima išvedinėti su galiniais, bet tai, kad tas įslydimas, tai čia yra realiai per žemai pasukta. Ir čia tik galėjau pasakyti, kad jeigu tu matai per žemai, velniop tie laisvagaliai, trauk valdymus iki kelių, kaip sakydavo Rytis, trauk valdymus iki kelių, gal tau padės. Ir tikėkis, kad stropos pakeistos neseniai. Taip. Su valdymais tu didesnį efektą turėsi išsigelbėti negu su galiniais. O kad išslydo, tai galimai jis net nepaleido, tiesiog nuo smūgio išslydo į žemę. Nuo smūgio į žemę išslydo laisvagalis. Jo, galimai, bet daugelį atvejų, tokių ypač high performance nusilydimų, kur kolegos yra patyrę traumas, po to, kaip analizuojant, visada paaiškėja, kad kalt per valdymus tas išsigelbėjimas. Taip, jau matai, tvosi į planetą, trauk valdymus. Ne galiniai, tu ne competition varžybose esi. Tik valdymai. Jo, reiktų čia prie kitų atvejų irgi bus priežasčių paminėti, kad tie visi HP high performance nusileidimai yra tiesiog didesnės rizikos ir patyrę neapsaugoti, mokinantis irgi kartais. Šiuo metu turbūt pats pavojingiausias užsiėmimas šitas, sveikatos aš turiu medį prasme. Tai jo, šitas su parašiutais svūpinimas, vadinkim, tai pats pavojingiausias. Tai kas matot kitus ir jūs sakot, kad aš taip varysiu, pagalvokit prieš tai, ar jūs labai taip norit varyti, ar norit tiesiog pamėginti. Ir mokintis būtų gerai ne iš savo klaidų, tai kalbėkitės su kas išmano, kiekvienam aerodrome yra ten tų, kam patarti, tai nesimokinkit iš savo klaidų, tai patarimas tiesiog. Tikrai taip.
Klausimas, Edita klausė, kokio pobūdžio stuburo traumą vaikšto galūnės valdo. Jo, kiek žinau, viskas ten pakankamai tvarkoja, tiesiog, kaip suprantu, tualeto greičiausiai sėdi su mušimais. Bent jau apie didesnės traumas neparašyti. Tai viskas baigėsi laimingai, sakykime, šitą matymą. Važiuojam toliau. Keletas traumų kojų. Tokia bendra grupė. Kojos trauma kryžement nedetalizuota, kojos trauma static line šuolio nusileidimo metu ir plyšo kojos raumuo nusileidimo metu. Tai va, tai apibendrinęs šitos tiesiog savo pasižymėjau, ruošdamas prezentaciją, kad su pirma prioritetai, dėl ko tos traumos atsiranda nusileidimo pačio metu, tai grindinis prioritetas turi būti kupolas horizontalioj padėty, vėliau yra atvira vieta pagalvė ir PLF-as, toliau ten pagalvės aukštis ir rankų kojų padėtis, nes nemažai tų traumų atsiranda dėl to, kad kupolas būna ne horizontalus, tada bandoma kompensuoti ir atstatant koją, ir tada ranką, ir tada būna nei kojos, nei rankos, ar panašiai. Lūžta galūnės ir plyšęs raumuo, tai kaip bėgimas gali būti. Jo, čia vienareikšmiškai. Aš išbėgsiu. Tai jo, čia patarimas tiesiog apsispręskit, arba bėgti, arba nebėgti. Jeigu matot, jeigu leidžiatės pavėjui, tai daug yra šansų, kad neišbėgsit. O jeigu dar pagalvę per aukštai padarėt, tai tiesiog sėskit, padėjot kojas, ne su užpakaliu trenkėt į žemę, bet pagalvę padarėt, kad kojom siektumėt žemę ir sėskit. Nu gerai tenai, nepraslydo, pargriuvau, susivaliau, kažkas pasijokė, bet jūs sveiki tikrai bus. Yra daug saugiau, jeigu taip nusileidžia tandemai, dauguma tandemų nusileidžia pračiuoždami užpakaliu, tai kokios problemos. Čia tik tai paminėjai. Nežinot, kaip čiuos, taikit pas tandemastį ir paaiškins. Tai paminėjai apie bėgimą ir apsisprendimą, tik galvoju vienas momentas, jeigu jau pradėjai bėgti, jau apsispręsti vėl. Jo, jau vėl. Kojas link ausų ir šūkime. Jo. Tai va, tai labai gerai, kad viskas čia, sakykime, baigėsi tik galbūt kojų nedidelėm traumom. Kažkokių žūčių nieko tokio nebuvo. Bet jo, kupolas horizontalioj padėty, net statyti, kodėl mokinam ir net per FF ten pradžioj tą pagalvės darimą, kad rankas prieš save, kad matytų, kur kiek užtraukia, nes yra ta tendencija, neša kupolą į tą pusę, tą rankenėlę ir patraukia labiau, dar labiau. Tos traumos atsiranda dėl šitų dalykų. Prie šitų dar galima būtų paminėti irgi tas posūkių darimas žemam aukštį. Nežinau, ar čia yra susiję ar ne, bet tiesiog. Jo, čia nežinau, ar čia susiję, bet jo, tai ką čia tokio kaip prevenciškai, tai kada jūs šokinėjat ir turit galimybę, ta prasme, būna tų dienų tokių, kur 2 metrai pučia, aš nesakau čia, vėlgi, čia nėra visiems, bet ten koks 50 šuolio šokinėjat, pakankamai intensyviai daleiskim sezoną, geras oras, 3 metriukai ir pučia, pamėginkit pasileisti pavėjui. Na, eikit perspėkit visus, aš dabar lėksiu pavėjui. Ir kad nebijotumėt to greičio, tai nėra čia tragedija. Nes, pavyzdžiui, kas posūkiai žemi, tai atsitinka tada, kai, pavyzdžiui, būna stiprus vėjas arba kažkur toli išmetė, tu praskrendi pavėjui ir daug yra žmonių, kurie sako, visada tu turi leistis prieš vėją. Ir prieš vėją leidžiamės dėl mūsų komforto zonos, bet jeigu tu praleidai tą posūkio nusileidimo, tai nesukit prie žemės, o tiesiog leiskitės pavėjui. Čia nėra tragedija. Taip, galbūt nugriūsit, taip, galbūt ten kažkas taip nusileisit, bet jūs saugiai nusileisit, nei daryti žemo posūkį. Žemas posūkis pats blogiausias, nes, labai blogai ten, nežinau, čia daug galima kalbėti apie tai. Jo. Tai vėlgi, žiūrint tos prioritetus, kupolas horizontalioj padėty, tai reiškia, kad nedarom posūkį. Atvira vieta, nevarom į kliūtį, nevarom į propelerį, nevarom į besisukantį lėktuvą, nesileidžiam ten kažkur tai, pagalvė ir PLF-as. Tai vėjo net nėra šitoj eilėj prioritėtų. Vėjas galbūt yra 4, kaip tu sakai, komfortas, sulėtinti tą kritimą ir panašiai, bet jis nėra super kritinis dalykas tenai. Taip.
Bet, kaip žinai, yra kurie tik aš prieš vėją turi leistis. Nu, aš iš tos pusės, kad, žinai, tas vėjas, bet tai nėra tragedija. Jo, ir žiūrėjimas, kas ten mažiau patirties, ne po kojam žiūrim gerokai į priekį. Gerokai į priekį, tai 100 koksai metrų į priekį žiūrim. Tai tada, kaip ir Algis sako, ir neįskrisite į sukantis propelerį kažkokį tai sraigtą, kur besisuka, neatsitrenksit į medį, neatsitrenksit į mašiną, jeigu žiūrėsit į priekį, nes tai kaip su dviračiu tu važiuoji, tai tu nesitrenksi į sieną, tai suksi kažkur. Bet jeigu tu žiūri po kojom, tai tada vėlgi tas nusileidimas būna toksai ne visai komfortiškas. Jo, aš tą propelerį paminėjau, nes čia prieš, nežinau, 5 metus ar kada čia buvo tas atvejis, kai nusileido studentas besisukant propelerį, čia toks šokiruojantis atvejis, atrodo, kaip, tarsi viskas gerai. Parašiau, taigi matais. Ne vienintelis atvejis, per istoriją, kad būtent, kaip žinom, kaip parašiutininkai traukia, vienas medis laukuose, jisai traukia kaip magnetas, vėjarodė traukia, reikia kažkodėl tai prie jos leistis ir atsitrenkti į ją, atrodytų, aplinkui vietos daug, bet ne. Bet dirba tikslumui dažniausiai. Tikslumui. Dirba tikslumui. Bet čia gal geras yra šitas dėl traukimo, žinai, kaip kad kartais rekomenduojam ir su savo studentam, žinai, kaip čia dėl tų nusileidimų tvarkytis ir panašiai, žinai, tai labai gerai turėti taikinį, pasidėti koliuką ten kažkokį, žinai, skudurus nusimesti, tarsi saugioj vietoj, į kurį neatsitrenksi, bet turėti taikinį, kur nusileisti. Ypač tokiuose dideliuose aerodromuose, kai žmonės, žinai, išmoksta nusileisti, bet jie neišmoksta, sakykime, arba prasčiau mokinasi nusileisti riboto nusileidimo aikštelį. Nes jiems nereikia. Kam mokintis? Taip. Tai kai padedi taikinį, tada, ne medį turim galvo, bet koliuką, dar kažką ten kažkur, leiskis į medį. Patiesiai kažkokią tai medžiagos gabalą atskaitos tašką tau reikia, tik tai. Toliau nuo medžio. Pageidauti. Tai reziumuojant, leiskite saugiai, laikykite kupolą horizontaliai. Vairuokit ir leiskite jam skristi. Važiuojam toliau. Nežymi trauma parašiuto greito skleidimo metu. Tai čia berods buvo tas atvejis, kur sutrūkusiom stropom. Greitas skleidimas, tai čia kalė parašiutas skleidimo metu. Sprogo, kaip mes sakom. Sprogo, jo. Tai buvo tų atvejų, ypač prieš pernai ir užpernai, irgi juos spėjų, žūčių. Man atrodo, ten buvo vyresnio amžiaus žmonės, bet buvo 2 ar 3 žūtis, kai greito skleidimo metu dėl vienokių ar kitokių fizinių problemų žmonės tiesiog buvo išjungti ir mirė ir nusileido negyvi. Tai dėl to ir parašiau, kad tas greitas skleidimas gali nužudyti. Ir prevencija galbūt yra kažkokia, tu jau šiaip nemažai apie tą pašnekėjai, apie kūno padėtį, žiūrėjimą į horizontą ir poziciją skleidimo metu. Jo, aišku, jeigu čia kas daugiau trinasi šitam reikale visuose, tai yra galima išskirti tam tikrus parašiutus, kurie turi tą tendenciją greitai skleistis. Gal ne taip žiauriai, kad čia viskas nutrūktų arba žūtum tu tenai, bet yra tokia tendencija, kad tam tikri modeliai nelabai, jie dažniausiai ir nebrangiai kainuoja. Tai gal dėl to jie tokie dar populiarūs. Nežinau, kas neturėjo pirmo seibro, tas nieko nesupranta. Ne, žinok, yra dar geresnių. Kajenė buvo tokie. Tai tiesiog, čia gal daugiau žiūrima, jeigu tu kažkas galvoja pirkti parašiutą ir randat pigų, su kažko patyrusiu pasikalbėkit, ar tikrai čia taip jau viskas geras daiktas pigiai kainuoja. Tai jo, o čia visi parašiutai laikas nuo laiko skleidžiasi greitai. Visi, be išimties. Tik tai, tas skleidimo toksai, ant kiek jisai tas greitai, kad jau įsikinkai, be sąmonės būni 5 sekundės, tai, čia toks jau retesnis dalykas, bet, jo, padėtis, dėjimas irgi. Bet jeigu pats dedi, tai nėra ką kaltinti, save tik kaltinti, lengviau, patikėkit manim, lengviau kaltinti save, nei kažkur ieškoti kažkur man sudėjimų. Ne,
Ne. Problema yra tame, kad po skleidimo labai sunku įvertinti, žinai, kas ten buvo. Nu, ta prasme, jeigu tavęs nefilmuoja, tavo poza neaiški, parašiuto galbūt net ne pats dėjai ir nematei, kaip jisai dedamas. Ta prasme, tiesiog žvaigždės taip suėjo. Taip, jo. Skudurų krūva, taip va įsiskleidė. Tiesiog jo chaotiškas procesas suveikė taip, kad gavai ką gavai. Tai va, tai tiesiog turėti tą galvoj, kad tie skleidimai, man atrodo, dar pašnekėsim apie sveikatos priežiūrą šiek tiek, pač vyresnio amžiaus kažkokinė, tai gavę tokį, gali kas nors trūkti, lūžti ir panašiai. Tai reiktų šitą turėti galvoj. Ir važiuojam dabar prie nelaimingesnių atsitikimų, tai Jungtinėse valstijose žūtimi pasibaigė nelaimingi atsitikimai, pernai buvo pranešta apie 9, iš jų 7 D kategorijos parašiutininkų, tai čia virš 500 šuolių, 1 A ir 1 studentas. Tai jeigu tai pagal grupės, kas atitiko, tai 1 sveikatos problema, po to susidūrimai, įsipainiojimai, įrangos problemos ir žemas skleidimas po 1 ir 4 atvejai nusileidimai susiję, tai tie nusileidimai visada kasmet lyderiauja, tai jie dar skirstomi yra sąmoningas žemas posūkis, nesąmoningas žemas posūkis ir ne su posūkiu susiję nusileidimo kažkokios problemos. Bet jie visada būna toj statistikoje pirmi. Tai važiuojam link pirmo atvejo, kadangi šiemet turėjom pas mus su vinksiūtu, tai čia vat irgi pradėsim nuo vinksiūto. Parašiutininkas 200 šuolių, 8 metai sporte. Man čia, pavyzdžiui, iš karto užkliūna 8 metai, 200 šuolių. Nu, čia yra, šiam 3 metai. Tai šiam 3 metai. Vėlai pradėjo, daug nešokinėja, sakykim taip. Neseniai baigęs vinksiūt kursą, šokinėjo iš turbopropų ir atliko šuolį su vinksiūtu iš naujo tipo lėktuvo. Tai buvo pirmas šuolis iš kito tipo lėktuvo, nei jis kad mokinosi ar šokinėjo iki tol. Ir pakankamai mažo ir nepatogaus lėktuvo, Cessna 182. Kaip pranešama, turėjo nestabilų šokimą, nestabilų skleidimą, įsipainiojo į pagrindinį skleidimo metu, skleidė atsarginį, įsipainiojo atsarginį. Trenkėsi į žemę, įsipainiojo su abu kupolus. Apie prietaisus nepaminėjau, tai nieko nerašė, nebuvo. Ir net kabintas, reiškia, jeigu viskas čia buvo toks chaosas. Taip. Jo, jisai, kadangi įsipainiojo spėjo, tai jis bandė tiesiog gelbėtis, trauktis, kadangi jau ten įsipainiojęs, tai ir susipainiojo visą kitą reikalą ir ten variantų daug neliko. Toks liūdnas atvejis, tai šokinėjant iš tų rekomendacijų, kurios prie šito atveju buvo parašytos ir kurios galbūt aktualios, kad dėl sparno tipo kostiumų turėtų būti atskirai apmokymai šokimo iš skirtingo tipo lėktuvų. Prieš tai, kaip tu šnekėjai, kas apmoko ir kaip apmoko, tai turėtų mokintis iš tų, kurie šokinėja iš to lėktuvo. Taip. Bent jau patarimus išklausyti, ką gal kaip kartais reikia mokėti ir padaryti pauzę, įkvėpti, gerai, šiandien nešoksiu, man kažkaip tai tas lėktuvas toksai naujas, patirties mažai, viskas susideda viskas, kai dabar skaitai, atrodytų, gerai, šuolių nedaug su vinksiūtu, pradedantysis, tau lėktuvas ne pats patogiausias iššokimui, ypač aš iki dabar nelabai žinau, kaip jie ten šoka su vinksiūtais, pats taip pats, bet su vinksiūtu yra reikalų. Tai tiesiog kartais reikėtų padaryti, įkvėpti ir naiti gal tiesiog taip iššokti, o ne šokti su vinksiūtu iš tokio lėktuvo. Taip. Klausė Šarūnas, 200 šuolių su vinksiūtu ne per greitai, prasme dėl šuolių kiekio. 200, jie tenai pas jų tiek jie rekomenduoja, bet jie turi ant pilvo šokinėti, kiek aš suprantu. Taip. Ta prasme, man irgi atrodytų per greit. Ta prasme, kad leidžiama pas juos ir viskas ok ir taip toliau, bet nežinai, mes, pavyzdžiui, rekomendacija yra kamera 200 šuolių. Bent jau istoriškai buvo tokia rekomendacija. Kamera. Tai buvo kameros tokios biškai didesnės. Taip. Bet ta rekomendacija ir iki šiol yra 200 šuolių. Bet kokia papildoma įranga, tai nuo 200 šuolių, kaip ir jau galima bandyti su tą papildomą įrangą naudoti, tas vinksiūtas irgi yra su papildoma įranga, kostiumas, ne, kitokio tipo. Blogiau nei kamera, aš manyčiau. Blogiau nei kamera, bet galima jau bandyti su juo mokintis. Ar tai anksti, ne per anksti, jo galbūt ir per anksti būtų.
Bet aišku, čia, žinai, kiekvienu atveju reiktų vertinti žmogų patį. Jo. Ir kitas dalykas, dabar puikiai žinoma, net ką išdarinėt, tie mums tuneliai, viską, mums šuoliai, realiai mums netgi, mes negalim žiūrėti to šuolius, tik tai 200, ne? Gal jisai 200 valandų dar turi tunelių. Taip yra Vinksiutų tuneliai, teisingai. Tai čia toks irgi, mes daug ko nežinom iš tikrųjų, bet pagal metus, kada pradėjo šokinėti, tai galimai neturi jis ten bet neturėjo. Bet atsiribojant nuo tų dalykų, ko mes nežinom, žinai, dėl ko galim tik spekuliuoti ir spėti, tai faktas yra tas, kad yra Vinksiutas, mažai patirties, kadangi jis tik tai pradėjo, tarkim, jis nuo 200 šuolių pradėjo to Vinksiutų šokinėti, ką tik baigė kursą turbopropas ir perėjo į kitą lėktuvą, kuris yra daug mažesnis, nepatogus, sunku išlysti ir taip toliau. Tai apsunkino, pastatė save galbūt į kampą įstumė. Taip, tu iš karto šokiai į tą, vadinkim, vartymąsi poziciją. Tai va šitą reiktų gerai vertinti ir ypač pradedant, čia ne tik apie Vinksiutus, bet kokioj naujoje disciplinų neįstumti save į tos disciplinos kažkokią sudėtingą situaciją, kad čia sudėtingas lėktuvas, didelė formacija, apie ką vėliau irgi pašnekėsim ir taip toliau, kur tu nesi gal komfortabilus ir jeigu ten šokinėjai iš to turbopropo didelio lėktuvo, tai šokinėjai, kol gausi pakankamai patirties, tada ateik pakalbėti su žmonėmis, šoks iš to mažiuko lėktuvo, galbūt jau, bet būsi patyręs. Ir sprendimo priėmimo laikas atsarginio skleidimo aukštis prie rekomendacijų, kadangi jie nežino, kada jis ten tą traukia, kadangi viskas buvo suvelta ir panašiai, kada ten traukė tą atsarginį, kaip ten traukė, kas ten buvo, tiesiog turėti tą galvoj, kad tas yra kritinis dalykas, kai reikia skleisti parašiutą, jį reikia skleisti ir kai tas sprendimo priėmimas yra, tada reikia tą sprendimą ir priimti. Ar čia būtų šiuo atveju kažkas padėjo, ar jisai praleido jos, mes nežinom. Tiesiog. Andrius komentuoja, kiekvieną kartą įlipęs Cessna suprantu, kad nenoriu net bandyti iš jos su Vinksiutu šokti. Tai labai gal ir teisingai. Gal ir nereikia iš jos su Vinksiutu. Jo, bet čia vėlgi, žinai, kaip gerai minėjai, kiekvienoje disciplinoje, net jeigu tu ore voliojasi, vartaisi, tave ten instruktorius prižiūri, liepia ten pasivolioti, tai greičiausiai nieko baisaus, kad tu išgriūsi, iššokimo nepavadinsi, bet išgriūsi iš to lėktuvo kažkokio. Tai čia vėl viskas, mes daug tokio praleidžiam kartais dalykus, tai kas nori šokti, tai nenori, nereikia, tai viskas gerai, viskas fine. Bet žiūrėk, kaip ir visuose atvejuose, kiekvienais metais visada nebūna viena priežastis, yra kompleksas priežasčių tos žūties. Maža patirtis, Vinksiutas, padidinta rizika, naujas lėktuvas. 3 dalykai susidėjo. Patirties mažai, naujas lėktuvas, Vinksiutas, su kuriuo nėra tos patirties. 3 dalykai susidėjo ir turim, kad turim. Susidūrimai. Sekantis atvejis, 2 metų parašiutininkas, 10 000 šuolių, virš 10, tai labai patyręs pagal šuolių, kiek per 12 metų, tai tikrai patyręs, per metus po 1000 šuolių. Tai. Stipriai. Vedė 5 žmonių Angle grupė 5-way iš Cessna karavano, išsiskirstimo aukštėje perėjo flat tracką, tai išsibėgiojimo metu. Ir skleidžiant, tada virš jo atsirado parašiutininkas turintis 102 šuolius, pamatęs to savo kolegos skleidimo, skleidė savo parašiutą. Išsigando, pamatęs skleidė. Jisai tą pasakoja greičiausiai, nes jisai išgyveno. Abu susidūrė su išskleistais parašiutais ir tas parašiutininkas labiau patyręs, kuris vedė tą grupę, žuvo nuo smūgio ir nusileido ten su besisukančiu parašiutu nevaldomu, trenkėsi į žemę, o kitas, tas mažiau patyręs, išgyveno su nedideliais sužalojimais. Tai reiktų paminėti, kad ir tas nepatyręs, ir tas patyręs, jie buvo tos pačios 5 žmonių grupės nariai. Čia visi vienoj grupėje buvo. Tai va, ir apibendrinant šitą įvykį, daro tokią analizę ir priežastis, tai pasinagrinėjus, kokios problemos buvo. Tai visų pirma buvo problema planavimo. Pasirodo buvo painiava dėl išsibėgiojimo aukščio. Vieni manė, kad ant 1,7, kiti, kad ant 1,5 ir taip toliau. Tai čia vienas toks klaustukas. Tada maža patirtis grupėje. Parašiutininkas su 102 šuoliais negalėjo išsilaikyti su grupė ir buvo netinkamas flyer. Ta prasme, jis nebuvo angle flyer, jis negalėjo šito tipo šuolio daryti. Mes nežinom, kaip jis šiaip, kaip parašiutininkas, bet jis negalėjo su tą grupę išsilaikyti. Jam gal grupė buvo per didelė. Ir sprendimas kleisti parašiutą. Parašiutininkas tą mažesnę patirtimi
galėjo pakeisti kryptį, kadangi jisai matė, bet jis sako, kad matė tas leidimas, tiesiog priėmė sprendimą keisti, skleisti tą parašiutą, tai galėjo pakeisti kryptį, galėjo išmesti parašiutą truputį vėliau, sekundę kitą, ir gal to susidūrimo būtų išvengę. Ir apibendrinant, jie pateikė tokius patarimus prie šito atveju. Tai visų pirma, grupių planavimas. Čia aktualu. Čia apie tuos patarimus galim šnekėti ne tik Angle, nes čia pavyzdys buvo su Angle grupė, bet galim šnekėti visiems FS skydiving arba grupiniam šuoliams. Ta prasme, nepriklausomai, ar tai Free Flyus, ar FS, ar Angle, ar kažkas, kai yra kažkokia organizuojama grupė, kur daugiau nei 2 žmonės, ar tarkim. Tai visada turi būti grupės lyderis, vyresnysis arba organizatorius, kaip norit jį pavadinkit. Dažnai vadina organizeriu, kiti tiesiog lyderiu, kiti vyresniuoju ir taip toliau, bet jis privalo būti visada grupiai. Vienas žmogus, kuris priima sprendimus. Ir jis privalo įsitikinti, jog visi supranta šuolio planą ir yra tinkamos patirties. Tas ypatingai yra svarbu, kadangi teko organizuoti grupių ir formacijų, dalyvauti didesnėse formacijose, tai, pavyzdžiui, 100 tokių lyderių būna kokie 6, arba 5. Nes tiesiog grupė žmonių yra per didelė, būna bazės lyderis, organizeris, būna kiekvieno sektoriaus ir panašiai, tiesiog informacijos sklaida yra labai lėta. Negali vienas žmogus visiems papasakoti. Tai kai nedidelės grupės vienas turi būti, dėl to įsitikinimo irgi esu turėjęs patirties organizuojant, kai tik po šuolio supratau, kad ne visi suprato šuolio planą arba ten išsibėgiojimo aukščius ar taip toliau. Ir čia iš instruktoriaus patirties, kaip įsitikinti, ar žmogus suprato tą informaciją, gali paklausti, gali pakartoti jam, bet čia nebūtų geras būdas. Geriausias būdas yra paprašyti pakartoti. Tarsi ne formaliai, bet šiaip, tai kada mes ten išsibėgiojam? 1,5, jau suprato visi. Čia taip toliau. Grupių dydis. Iki kol bus pasiektas reikiamas lygis, apie tai pašnekėsim vėliau, kaip reiškia reikiamas lygis ir kaip tą reikiamą lygį vertinti. Angle grupės dydis negali būti nei didesnis nei 3 parašiutininkai. Čia amerikietiškos taisyklės. Pas juos yra SIME, Skydiving Information Manual. Pas juos Angle prašo 3 parašiutininkai iki reikiamo lygio. Klausimas yra, kas tas reikiamas lygis. Dar prie šito iš savęs paminėjau LPSF taisyklės, tiesiog prisiminti. Nereiškia, kad patyrę parašiutininkai irgi gali skirtingose formacijose šokinėti, nes tiesiog gali būti kitoj disciplinai, bet turėtumėm prisiminti, kad pagal LPSF, jeigu nėra A kategorijos, neturi parašiutininkas prisidėti dar pažymėjimo, jis negali šokti su kitų parašiutų. Tiesiog taip yra. Jis gali šokti su instruktoriu, coachu, instruktorium ir taip toliau. Tai yra dviese. Nuo A kategorijos, kai jau gauna tą kategoriją, tada gali šokti su didžiausia grupė yra 3 parašiutininkai. Ir tie kiti 2 turi būti labiau patyrę pagal kategoriją. Čia tokie minimalūs ribojimai LPSF. Jų yra šiek tiek daugiau, bet jau šitos reiktų atsiminti, organizuojant grupės. Toliau apmokymai. Tai ruošiant tas grupės, formacijų šuolius, tai reikėtų suprasti, kad kuo jie didesni, tuo tas artimo skleidimo po išsibėgiojimo rizika didėja. Ir kas jau šokinėja didesnėse grupėse, formacijose ir taip toliau, žinot, kartais tiesiog taip atsitinka bėgimo metu, kad pamatai kolegą ir tada tenka arba uždelsti metimą, arba šiek tiek pakeisti kryptį. Pats blogiausias variantas, kai abudu delsia metimą ir viens į kitą žiūri. Tai čia negeriausias variantas, bet taip būna tiesiog ir tą reiktų mokinti žmonės. Ir čia norėčiau dar šiek tiek pridurti, pavyzdžiui, tas organizeris, arba čia vyresnysis, kaip jį čia pavadinsim, neturėtų bėgti atsakomybės. Realiai, aš kaip pat trinuosi aerodrome, jeigu įvyksta kažkas tokio, nefatališko, bet kažkas tokio negerai, tas vyresnysis man turėtų realiai, ne man šiuo atveju, bet paaiškinti, kas čia įvyko dabar. Kad nebėgtų atsakomybės. Pas mus dažnai tie vyresnieji eina į tūliką, į krūmus kažkur, arba kavos atsigerti, jeigu kažkas tokio įvyksta, kas nėra labai gražu iš jų pusės. Tai jeigu jau tu prisėmėjai atsakomybę organizuoti, tai prisimk atsakomybę ir už pasiekmes. Ta prasme, jeigu kažkam yra blogai, tai arba tu pasirinkai net tą chebrą, arba gal tu pats dar net negali atrinkti žmonių, kurie
Ir čia vėlgi mes nekalbame vien tik, kaip tu sakėjai, apie... Čia bendrai apie formacijų visas šuolius. Apie visas grupinius šuolius. Ir ten, žinai, o tas lochas, jisai kažką ten padarė. Ne, tai tu lochas, nes tu paėmė jį tenai ir taip įvyko. Tai aš tokia norėčiau, kad supratimo žmonės turėtų, kad jūs žaidžiat, tu patirties turi, bet tu žaidži su kitus paėmę žmonės ir kurie nori fano. Tai gal kartais tai ir būkim, kad fano turėkim, o ne įsprauskim jį į kampą. Na taip, fanas fanui lygų, bet visada, kai šoka grupė, visada, jeigu kažkas atsitiks, visada bus surastas atsakingas, tapsime vyresnysis. Jeigu net jūs nebuvo paskirtas, toj grupėje bus tada, žinau, tu turėjai daugiausiai patirties, papasakok, kas čia buvo planas ir taip toliau. Prasme, vis tiek yra visada ir pagal taisyklės, ir pagal visą metodiką yra atsakingas vyresnysis ir taip toliau. Kai kur skirtingai vadinasi, bet yra atsakingas. Kaip ir line-up'e būna, arba šuolio yra atsakingas kažkoks, tai vienas, kuris ten prižiūri ir priima kažkokį sprendimą, taip ir grupėse yra vienas žmogus, kuris už tą grupę yra atsakingas. Už jos parengimą, pasiruošimą ir žmonių atranką į tą grupę. Nu, priklauso. Taip. Kad atitiktų lygį grupė ir būtų saugi, nes saugumas yra svarbiausia šitam dalyke. Ir čia susiję su šituo, man patiko buvo DNBC komentaras. Tai kas nežino, DNBC yra čia legenda parašiutų sporto. Brodskis, daugkartinis čempionas pasaulio ir taip toliau, dabar Skaida Peris vadovas, menedžeris. Tai jam dažnai, sako, manęs irgi klausė, kad žmonės nori eiti, čia konkrečiai apie trekkingą, nes matyti apie šitą atvejį išnekėjo. Sako, žmonės nori eiti trekkingą ir klausia, tai kaip man žinoti, kada aš pasiruošęs, nes pagal taisyklės turi būti pasiruošęs. Tai kaip man žinoti, kada aš pasiruošęs. Tai sako, kadangi žmogus sako paprastas, tai paprastai ir atsakau. Sako, nori toks žmogus, kad būtų pasiruošęs. Tai reiškia, kad jisai gali stabiliai iššokti iš lėktuvo, tiesia linija prieiti prie stabilios ant pilvo gulinčios bazės, krentančios, padaryti kontaktą, nusisukti stabilią liniją, pabėgti ir saugiai išskleisti parašiutą. Tai padaryti va tokį šuolį. Kalbam apie prie stabiliai gulinčios bazės. Nes jo mintis tokia yra, sako, jeigu jūs negalite atlikti tokio prieimo prie stabilios bazės ant pilvo vieną arba daugiau kartų, tai yra nuosekliai kiekvieną kartą planuojamai, ne tai, kad vieną kartą pasisekė, bet koordinuotai planuojamai, tai kaip jūs tikitės saugiai šokinėti su grupe, kuri yra dinamiška. Ta dinamiška gali būti angle grupė, gali būti free fly'aus kažkokia grupė, panašiai, tiesiog judanti erdvėje dar, prie kurios reikia išsilaikyti. Na tai va, jo toksai ir vertinimas yra. Tai viskas prasideda nuo bazinių įgūdžių. Tai tie, kurie organizuoja grupės ir rinkdami ir planuodami grupės dydį ir žmonės, turėtų įvertinti žmonių bazinius įgūdžius paprasčiausiai. Ar jie gali tą padaryti, ar yra paruošti, gal jiems reikėtų pašokinėti dar kažką kito šiek tiek ir panašiai. Ir čia su tuo galim grįžti prie parašiutininkų rengimo programos. Dažnai pas mus sako FFS, bet iš tikrųjų programa vadinasi A parašiutininko rengimo programa, A kategorijos parašiutininko rengimo programa. Nes kol žmogus negauna A kategorijos, jis yra studento statusas visada. Ir pagal visur, ir pas mus, ir netgi pagal USPA. USPA dar turi tą detalizuotą, tai pagal juos, kas ruošia pagal USPA, yra ten FGH lygiai. Ir tie lygiai visi trys vadinasi Group Skydiving Skills. Iki A kategorijos. Tai ten eina tokie dalykai. Trekas, tai yra po to priėjimas prie bazės, nerimas, divingas priėjimas prie bazės ir va tokie beisikai, ką turėtų mokėti jau gaunantis A kategoriją. Tai va šitų įgūdžių stoka kartais ir priveda prie tokių nelaimių. Reikėtų tos įgūdžius vystyti ir kartais žmonėm parekomenduoti pašokinėti galbūt kažkokios mažesnėse grupėse ir taip toliau. Kaip ir einant į rekordus, viskas prasideda maža grupė, didesnė. Niekas neina iš karto šimtuką ir niekas tavęs nepriims, prašiausiai. Tai lygiai taip pat neturėtų žmonės eiti 10-uką, jeigu nėra tų įgūdžių. Kaip galvoji? Taip, ne, tai čia viską tu pasakei, čia tiesiog sakau, sąmoningumas ir atsakingumas truputėlį už kitus, žinai. Aš matau kartais, kad einam šoktis, pasiema žmogų mažai patyrusi ir, žinai, aš tai įsigelbėsiu, žinai, o jis... Aš noriu, šitą momentą aš noriu, kad žmonės, o gal geriau, davai, tegul jisai daro solo ten šuolį,
yra tikrai ką veikti ir yra ką smagaus su pabūti. Arba dviesiam, pilvų, kaip pavyzdys, ten dabar čia pilvas yra blogis čiutne, bet kai reikia prieiti prie žmogaus. Taip. Tarsi, tai yra basicai. Viskas prasideda nuo basicų, žinai, tu bėgt pradedi nuo to, kad eini, žinai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu neturi stipraus fundamento, ir tada labai sunku eiti kažkur toliau, žinai, o juo labiau į kažkokius dinamiškus dalykus ir panašiai. Kažkodėl tu negalvoji, kad gali ten padaręs kažkeliolika šuolių ar ten turėdamas kažkokią kategoriją šokinėdamas vieną pilvą eiti iš karto grupę head down, ne? Supranti, gerai, neišsilaikysiu gal čia, bet galvoju, gal su šitais tai kaip nors pralėksiu su jais, prasinė. Gal nežūsiu. Gal nežūsiu, jo, kas gali būti ir klaida. Ir čia yra atsakomybė tų organizatorių, kurie organizuoja šitos dalykus, kad turėtų tą įvertinti irgi pakankamai gerai. Tai va. Tai čia vienas iš organizatorių pusės, organizerių, grupės organizatorių, o kitas, žinai, ir yra problema, kad tie jau pradedantis, kurie nori, jie žiūri video, žiūri dar kažką, atrodo smagiai, atrodo lengva. Supranti, kame problema. Ir tu nesupranti, kad tai yra sudėtinga, dinamiška ir panašiai. Čia, žinai, gal blogas palyginimas yra, bet apie pradedančius yra tas, kaip ten sako, kai tu esi durnas, didžiausia problema yra ta, kad tu nežinai, kad tu esi durnas. Ta prasme, kai neturi patirties, tai nežinai, kad neturi patirties. Tai... Bet dabar, vat, žiūrima, tikrai dabar nemažai iš chebros važiuoja į kitas drop zonas Europoje ar Amerikoje, nesvarbu, nuvažiuoja, ten elgiasi vienaip, grįžta ir čia, žinai, čia dzin. Ta prasme, ten gauna velnių patys ir po to čia, žinai, įneša tokią destrukciją. Tai čia, man toks keistas fenomenas, toksai atrodytų, tai tu gavai patarimų, gavai kartais kai kas ir velnių gavo, tai tu gerai, tai palaikyk tą temą ir čia grįžęs. Taip. Nereikia tau sakyti, mane tenai kažkas tam man pasakė, žinai, bet ne, gali kai ką ir nutilėti, bet sakyti, tai davai, kad visiems būtų faina, kad visiems būtumėm laimingi. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mus yra šita labai rimtų žmonių šokinėjančių ir angle, ir kurie gerai pavažinėja ir kempuose ir panašiai, ir kad jie dalinasi tą patirtimi ir pats esu atvedęs parašiutininkų, kurie, man atrodo, pradedančių, sako, noriu šitą ir aš žinau, kad jis jau gali štai mokintis basicus. Bet vedęs, čia Petras, čia Jonas, mokinkai, jeigu nori, paimk jį, žinai. Taip. Bet reikia tiesiog tokio sąmoningumo ir tas, jeigu gerosios praktikos yra iš užsienio, tai čia gerus dalykus atvežti, bet tiesiog reikia sąmoningumo ir truputį kritiškai įvertinti, nes tas labai jaučiasi belly skydiving'e, formation, kai yra didelės grupės ir panašiai, tas atsakingumas, prieiga, planavimas ir taip toliau. Ir kitu atveju šiek tiek džiazas yra kartais, atrodo, žinai, tai nors iš principo viskas tas pats, viskas tai po bendrų dalykų vadinasi formation skydiving. Tai ar tu ten grupiai žemyn galvą krenti, ar sėdėdamas, ar stovėdamas, nesvarbu. Taip. Tik vienur gal netgi skaudžiau yra negu kad kitur. Taip. Tai yra daugiau skillsų reikalaujantis, netgi dalykai rimti kažkokių, žinai, tas kelias ilgesnis. Tai va. Tai apibendrinant šitą, kad nesakau, kad čia pas mus yra tų problemų, pas mus pakankamai viskas yra neblogai, tai apibendrinant, kad organizatorius kritiškai vertintų tas grupės, jų dydžius, įsitikintų dėl plano ir kad tie šuoliai būtų kuo saugesni, kad nebūtų tokių atvejų, kaip šiuo atveju. Važiuojam toliau. Įrangos problemos. 74 metų parašiutininkas, solidaus jaunumo, 7000 šuolių, 32 metai sporte. Šuolis iš tvinoterio, po išsiskleidimo parašiutas skrido tvarkingai, vėliau pastebėtas greitas sukimas, 300 aukštį matė parašiutininką galimai be sąmonės, rastas dalinai ištraukta atkabinimo rankinėlė, dešinys laisvagalis atsikabinęs. Tai čia galbūt apie įrangos priežiūrą lėktuve šiek tiek. Čia galbūt, gal čia užsirišo tas, jeigu iš pradžių gerai skrido, tai reiškia, kaip ir viskas ok, patraukė valdymus, jeigu užsirišo. Čia jie rado tą atkabintą laisvagalį ir iš aprašymo aš supratau, kad jie daro prielaidą, kad buvo traukimas galbūt nesąmoningas, kažkur užkabinta rankenėlė. Vietai. Jo, užkabinta rankenėlė, ar ten šuolio metu, ar prieš šokimą, žinai, ten duris, taktą, dar kažkas tai. Ir pas juos rekomendacija tą rankenėlių tikrinimą atlikti, kas yra
manau, turėtų būti tiesiog kraujyje. Jo, čia neišvengiama, čia turėtų būti visą laiką tas. Ta prasme, grupinėse šuoliuose, formacijose arba ten, jeigu sportinėse šuoliuose, taip, yra ta rizika, kad ten 4-8, dar kažkokie dinaminiai judesiai, užkabinimo kažkokie, žinai, rizika, su koja ten gali trenkti per tą. Nu, būna, gali. Taip. Nežinau, ar pas mus nėra tokių buvo atvejų, gal kad ištrauktų ar kažką, bet rizika padidėja. Bet bent jau tą riziką minimizuoti iki paties iššokimo atveju, kad apsižiūrėti, kad viskas tvarkoja, kad ta rankenėlė gal ten ant velkro dalinai tabaluoja ar kažkas tai, žinai. Nu, čia įrangos, ypač įrangos, jeigu sena, bet ką aš norėčiau paminėti, tas tikrinimas čia vienareikšmiškai jisai privalo būti. Čia, kaip tu sakai, turi kraujyje būti, bet kaip ir šiek tiek kalbėjom, kad įranga mumis lepina ir mes esam, prie geros įrangos tu greitai pripranti. Ta prasme, aš kalbuoju apie save, kad kiek aš tikrinuosi dabar ir kiek tikrinuosi anksčiau, aš anksčiau daugiau tikrinuosi, nes įrangos tikrai tvarkingos ir labai retai randi kažkur kažką išlindus arba ten iškritęs žiedas, koks kaip pavyzdys. Bet labai retai, tai toks biški būni toks atsipalaidavęs. Čia dažniausiai tai viskas gerai, prabėgai taip paviršutiniškai, bet nesuvokdamas. Kažką prabėgau, patikrinau, bet jeigu tu paklausom, ar tikrai ten viskas gerai, sudvėjotum. Tai to neturėtų būti dvėjonės. Jeigu tikrinėsi, tai turi paliest, kaip pavyzdys, krūtinės diržą paliest pagalvėlę, paliesti žiedą ar kitą pagalvėlę. Ir medūza tai ten eini ir tikrini. Čia tavo geras tas apibendrinimas yra, galėtų būti atskiros temos, žinai, atskiro pristatymo, įranga mus lepina. Čia geras, nes tą patį sako USPA statistikoje savo, kad sako, nuo 60 metų dėl įranga žiauriai ištobulėjo ir tie ten yra išdalinę. 3 žiedai, prietaisai, dar kažkas, geresni ransai, geresnės kuprinės ir taip toliau, parašiutai pasikeitė kardinaliai. Ir dėl įrangos problemų labai mažai, bet tokių dalykų, kaip patys prisidarom problemų, neprižiūrėdami įrangos ar dar kažko ir taip toliau. Kad įranga pati iš savęs problemų retai sukelia. Taip. Tai va. Tai prižiūrėti įrangą, prižiūrėti rankenėlės šituo atveju. Jo, ir sąmoningai tikrinti. Ne taip, kad instruktorius mato, tikrinuosi, kaip mažiau patirties. Jo, nėra nieko, tai galima, tai reiškia praleisti. Ne dėl to, kad. Jo, ir kaip tu minėjai, va čia prieš tai, prie kažkurio atveju, tikrinti vieni kitus, niekada nepamaišiai, sėdi, nosį krapštai lėktuve, pusę valandos kyli ten, tai ką veikia. Jo, tai čia žiūrėti kolegas. Galima dar to pačiu čia, nežinau, gal kas ten toliau, bet paskutiniu metu, kur yra užsienį, kur prisikabinėte, ne tenai, tai irgi labai yra daug, kas neatsikabino, kur prisisekti turiu omeny lėktuve, kur prisisekti reikia. Su diržu. Tai visaip ten gali vienas apjuosti tave, kitas prisisekt kažkur. Tai jeigu jau lėktuvas ateina, duris atidarinėja ir matot kolegą prisisegusi, tai greičiausiai jisai pamiršo. Tai tiesiog irgi reikia žiūrėti vienas ne tik save, bet ir kitus. Nes kai yra tų atvejų, kur neatsisegęs yra iššokęs, kaip pakimba ten kažkur. Tai gerai, jeigu tu ne paskutinis, tai ten vis tiek kažkas nupjaus tą šniūrą ir nukrisi ten žemyn, bet jau tokie dalykai atsiranda, tai stebėkit, žiūrėkit tą visą tvarkingumą lėktuvo. Ta prasme, ir plius, jeigu tu žinai, esi sąmoningas, kad reiktų žiūrėti, tai tuos dalykus lengva užbėgti, žinai, už akių. Matai, čia atsikabino, tam kažką pasakė ir taip toliau. Tiesiog prižiūrėti vieni kitus reikėtų. Medicininės problemos, parašiutininkas, 1000 šuolių, 12 metų sporte, šoko iš lėktuvo, 4 kilometrai, norėjo daryti high pull, kas reiškia skleisti aukštai ir skraidyti po kupolu ilgai. Ir žemės matė krentant į nugarą žemę, neskleidė jokio parašiuto, tą dieną jautėsi blogai krūtinės gerklės skausmai, neturėjo prietaiso. Tai įtarė, kad pas jį vyko širdies smūgis ar kažkas tokio panašaus, jei gerai pamenu. Ir pagal tai, kaip jis tą dieną elgėsi, manoma, kad ignoravo savijautą širdies smūgio požymius, neturėjo prietaiso,
medicininė patikra rekomenduojama ir širdies ligų istorija ir, sakyčiau, netgi jeigu yra amžius nuo tam tikro, nuo 40 amžiaus, tiesiog tą medicininę patikrą reikėtų pasidaryti dažniau ir labiau atidžiau su kiekvienais metais stebėti savo tą savijautą, kritiškai ją vertinti ir turėti prietaisą. Ką čia dar galima būtų pridurti? Nu, tai jo, čia dėl tos sveikatos, nu, žiūrėkit, hebra, jeigu jūs blogai jaučiatės, jūs mokat už šuolį, eina daryti lygtais kaip ir tai, ką tu norėtum, bet tu net tau šiandieną ne ta diena, tau neveža, kaip sakau. Nu tai ar reikia tą daryti? Ateisi rytoj, ateisi po 2 valandų, jeigu tai buvo rytas, galbūt atsigersi kavos, gal pailsėsi, gal viskas praeis. Bet tai po 2 valandų gali pakilimo nebūti. Nu tikrai tai nenumirsit, kad neiššoksit šiandieną, bet jeigu tu šoksi su bloga savijauta, ar tu jau gausi tą patį malonumą iš šuolio, nei kad sveikas šoki. Čia toks, tai galbūt verta atsisakyti tiesiog. Nu gerai, pabuvau gamtoje, su kebra pasikalbėjau, važiuoju namo, atvažiuos kitą dieną, iššoks, viskas. Tai tiesiog. Jo, reikia prisiminti, kad tie šuoliai nėra privalomi, ką mes čia darome. Mes patys pasirenkam šokti. Niekam neįpareigotas. Taip, mes čia patys pasirenkam šokti ar nešokti. Nu, tai tas sveikatos ir savos būklės vertinimas iš tikrųjų labai svarbu. Ir svarbu dėl to, kad tų atvejų yra vis kiekvienais metais pasitaiko. Kiekvienais metais, jo, čia. Gali būti, kad atsiranda, kadangi parašiutizmo communities didėja, atsiranda vyresnio amžiaus žmonių, kad ateina jaunų, tas senėjimo procesas kažkoks įsijungia. Gal ir tai nesusiję, nežinau, tos statistikos jie tokios neveda, bet faktas, kad kasmet tų atvejų būna dėl tokių, kad tiesiog žuvo dėl savo sveikatos problemų, iš to reiktų pasidaryti kažkokias išvadas. Tai va, važiuojam toliau. Žemas skleidimas. Grįžtam prie vinksiutinių reikalų. 18 metų sporte patyręs vinksiutininkas šoko su nauju vinksiut kostiumu. Čia paboldinau tai, kas svarbu šitam dalyke yra. Turėjo nestabilų skleidimą. Bandė skleisti parašiutą, pradėjo vartytis, nesugebėjo išskleisti pagrindinio. Trenkėsi į žemę be išskleisto parašiuto. Atsarginis rastas dalinai iškritęs kuprinės, galimai nuo smūgio. Tyrėjai negalėjo nustatyti, ar buvo atraukta atsarginė rankenėlė ir buvo ištraukta ten krentant per kažkokias kliūtis, medžius ar taip toliau. Miško gal krito. Vėl neturėjo prietaiso, o jau kelintas atvejis yra be prietaiso. Tai va, tai kaip ir prie praeito atveju sakėm, kad nebūna dėl vieno dalyko. Vėlgi, naujas vinksiut kostiumas, padidinta rizika, dėl ko būtų rekomenduojamas papildomas mokymas galbūt šitam dalykui. Gal aukščiau skleistis pradėti. Aukščiau skleistis, jo. Tai va, aukščio kontrolė, priimti kažkokį sprendimą dėl to aukščios kontrolės ir aukščių padidinimo. Ir prietaiso buvimas, vėlgi, tas keistas kelintas atvejis, nežinau kelintas, kad vis nėra AD, žinau. Išgelbėtų, neišgelbėtų, bet riziką sumažinti. Nestabilus skleidimas, nu tai galbūt nerado medūzos, tai nereikia užsiciklinti, kaip ir ar čia su vinksiutu galima tą sakyti, ir be vinksiuto, neradai 2 kartus per čekinai, ten to labiau jeigu vinksiutas, tai tu prarandi stabilumą, bet rankenėlę, tai tu turi atsarginio žiedo, turi menį. Nulup velniop tą žiedą. Aukščio kontrolė ir priėmimas sprendimų. Tikrai taip. Ta rizika tikrai yra padidinta, spartimasis gal ten uždengtos tos rankenėlės ar kažkas panašaus. Reikia užbėgti šitiem dalykam už akių, pasikelti aukštį, labiau praktikuotis, pasipraktikuoti, gal su to naujų kostiumų daugiau ant žemės, nežinau, tokie dalykai. Tiesiog priimti tą riziką, kad tai gali būti. Ir kiekvieną tą punktą, jeigu pašalinus, tai gal ir nebūtų buvę tokio atveju. Ačiū Dievui, kad pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje buvęs atvejis nebuvo toks, nors pradžia visiškai panaši, atrodo. Irgi šiuo atveju pas mus suveikė AD, nes jį turėjo. Į mūsų atvejį kel, kad nebuvo AD, galbūt irgi būtumėm turėję kažką panašaus.
Tai reiškia padeda. Taip, nusileidimai sąmoningas žemas posūkis. Čia jau tokie dažnesni atvejai kasmet. Jo. Kad ir kaip liūdnai beskambėtų, tai 2 atvejai buvo su sąmoningu. Abiems atvejais mažas parašiutas, mažas, tai 80 kvadratinių pėdų, didelis įkrovimas, daugiau nei 2,5. Vienu atveju tai buvo pirmas sezono šuolis, kas aktualu apie dabar šnekant. Kitu atveju tikriausiai nebuvo pirmas sezono šuolis, bet abiem atvejais darė high performance landingą. Vienu atveju 2,70, kitu atveju 4,50, ir abiem atvejais baigėsi taip, kaip baigėsi, žuvo. Tai pirmas sezono šuolis. Reikia stipriai sukti iš karto? Ne, tai netgi pirmas šuolis dienoj nereikia spausti labai stipriai. Ta prasme, kiekvieną dieną, aš jau nekalbu apie sezoną, čia iš vis sukti, tai čia toksai būna, kaip aš sakau, jeigu tu prasukai pirmą sezono šuolį, tai toks su ta prasme, apsisaugojimo faktorium dideliu, kur tu prasukai, tiesiog kad prasukai, kad biškai prisimintą greitį. Tai, o kiekvienas dienos pirmas šuolis yra toksai, pasižiūrėti, kaip oras, kiekvieną dieną visas kitoks oras, minkštas, kietas, vėjas pučia, nuo kur pučia, už medžių, šalia medžių. Tai sukimas visada reikalauja ne vien tik tai, kaip prasukau, ta prasme, įvertinimas visko, kaip vėlgi grįžta mane visuma. Tai nėra, kad pasukau, tvojau į žemę, bet jeigu prieš tai sukai netvojai, tai tu kažką padarai, pakeitei. O jau pirmas sezono šuolis, kad tvojai, tai čia jau vyras, ką aš. Ilgai nelaukia. Tai ką čia rašo, kad pastovumas svarbu, būti konservatyviems po pertraukos. Ir čia tiesiog galim pamiršti, kad čia yra HP, čia tiesiog yra universali taisyklė. Turim priimti tą, kad netgi jeigu žiemą išvažiuojam kažkur pašokinėti savaitę ar panašiai, tai labai didelio skirtumo nedaro. Pas mus tai yra sezoninis sportas. Mes nešokinėjom ten kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Yra didelis tas gapas, kai tas šuolių kiekis labai stipriai sumažėja, kartais yra nulinis. Tai, kaip sakai, jeigu pirmas dienos šuolis svarbu, tai pirmi sezono šuoliai reikia duoti laiko įsivažiuoti. Ir statistika rodo, kad iš tikro, kad tos traumos ir visi kiti dalykai atsitinka sezono pradžioje ir sezono pabaigoje. Sezono pradžia tiesiog neįvertina savo, sezono pabaiga jau viskas. Prasme, per didelis pasitikėjimas atsiranda. Galima paspausti, nes sugysi iki kito sezono. Tai Tai tos 2 tokios pavojingos vietos. Tai čia galima būtų sumažinti iki dienos pradžia. Atsargiau, dienos pabaiga. Neatsipalaiduoti visiškai, kad irgi dar reikia pabaigti tą dieną sveikai. Tai prie bendrų HP nusileidimai ypač pavojingi high performance, tą tiesiog reikia turėti galvoj, ar einant į tą pusę, ar mokinantis, ar pradžioje ir taip toliau, ir tą priimti. Ir kadangi net ir patyrę parašiutininkai atliekantis HP nusileidimus nėra apsaugoti nuo fatališkų klaidų. Čia taip juos spėja apibendrina šitą dalyką. Tai netgi čia, aišku, čia jau kas šokinės tais parašiutais, tai jie patys puikiai žino, bet ką mes turim Lietuvoje, ypač ten, jeigu mes šokinėjom su kito tipo parašiutais, arba kaip pavyzdys, tu vinksiutini visą dieną ir sako, dar vienas pakilimas, tai paimsiu dabar savo tą mažiuką parašiutą ir taip parodysiu, kaip čia reikia. Tai labai didelė tikimybė, kad tu gali turėti ne visai fainą nusileidimą, nes tu spausi, nes visą dieną šokinėjai, bet tu šokinėjai ne su to parašiutu, tu gal net ir nesukai, o dabar sakau, aš dabar jums parodysiu. Tai irgi nėra gerai šitas dalykas. Bet čia tokia tarsi psichologinė apgaulė gaunasi. Tu kaip ir įsivažiavęs į šuolių ritmą, darai tos šuolius, galbūt skirtingus, ten vinksiutas tandemas, ten dar kažkas, nesvarbu. Ir tada paimi visiškai kitą šuolį, kuris yra super pavojingas, tarkim, ane? Jo. High performance landingas. Oras geras ir aš dabar čia paspausiu. Tai jau blogai.
blogai. Jo, ir tu tarsi kaip ir atrodo, kad tu esi current, nes tu lik ir tame buvai, šokinėjai, ne, bet pagal šito šuolio tipą tu esi visiškai ne current, tu nesi pastovus, nu, tu Taip, darai tą vienintelį šuolį per dieną. Kas šokinėja tokius šuolius, nu, kas svūpina, neduosiu meluoti, paprastai būna 3, 4 šuolis, tas toks, kur tu esi pakankamai užtikrintas, pakankamai saugus, bet tai 3, 4. Tai 2 šuoliai, pirmas sakau, toksai būna, antras jau pasižiūri, nu, po to jau gali kažką stipriau paspausti. O tai kai tu šokinėjai vien tik tai su tuo parašiutu. Taip. Ir vien tik tam dalykui dar. Tu ne su FF šokinėjai, ne su Hebra šokinėjai, bet... Skiri šuolį būtent šitam nusileidimui. Taip. Tai įvertinkit šitos dalykus, nes čia, nu, skaudžiai, žinom, būna skaudu. Tikrai taip. Tai apibendrinant, pastovumas ir neperspausti šitam dalykai, nepaskubėti, šiek tiek leistis įvažiuoti ir taip toliau, kad nesibaigtų taip, kaip baigėsi šitais atvejais. Nusileidimai turim nesusiję su posūkiais, tai čia irgi labai liūdnas atvejis, žuvo tandemas su keleiviu. Šuolis, kaip ir viskas čia buvo gerai ir be jokių kriminalų ir nusileidimo metu papuolė į smėlio sūkurius, tas devils. Tai pamatė vieną skrisdamas šoniniu, tai čia link 100 metrų, tarkim, darydamas dėžutę, prieš paskutinį posūkį, padarė posūkį anksčiau, kad jo išvengt. Ir ant tiesiosios 10 metrų pamatė kitą ir jo jau nebeišvengė. Tai tas gavo kupolas smūgį, metė kupolą į šoną ir abu trenkėsi į žemę. Tai instruktorius žuvo vietoje, keleivis ligoninėje. Labai liūdnas atvejis. Dabar čia atrodo tiesiog, taip. Sukrito, jo. Tai, aišku, čia atvejis greičiausiai vyko kažkur Arizonoje, Kalifornijoje ir panašiai, kur šitie dalykai dažniau pastebim. Esam matę, kaip tai atrodo, man atrodo, Arizonoje per varžybas, kaip šitie dalykai atrodo. Tai yra neprognozuojama, sausose aplinkose būna, dažnai atsiranda, kur paviršius išyla nevienodai, tai yra asfaltas su žole jungiasi, yra tas garavimo galbūt skirtumas kažkoks tai. Bet mums čia irgi kažkiek aktualus dalykas yra tas oro sąlygų nusileidimo vietos vertinimas galbūt, ne? Jo, tai kiekvienas aerodromas, imkim Lietuvoje, kiekvienas aerodromas turi savo kažkokios tai vietas, vėjo kryptis, kur yra gerai, kur nėra labai gerai. Tai jeigu jūs retai lankotės tose vietose, atvažiuojate iki svečius, jeigu nesat visai toks zanūda, tai pakalbėkit su Hebra, tai šiandien čia gerai ar negerai. Nu, visi tikrai pasakys, ar Kyviškėse, kad prie tam tikro vėjo nesileisiu čia arti, nes bus nelabai gerai. Tas pats ar Pociuose, ar Marijampolėje, ar Klaipėdoje, nėra čia didelio skirtumo. Ta prasme, kiekvienas aerodromas turi savo specifiką. Čia visam pasaulyje tas pats užsienį nuvažiavus tau irgi instruktuoja, sako, čia taip, vėjas toks, čia geriau nelyst. Jo, tai tiesiog, bet tai vėlgi grįžkim, kad mums reikia į aerodromą atvažiuoti ne į šuolį, o truputėlį anksčiau. Pasitikrinti įrangą, pasidėti savo visus tos aukštimačių šalmus ir aprangą ir išeiti į pievą, arba ten prie nusileidimo kažkokios tai vietos. Ir pasižiūrėti, iš kur čia kas vyksta, pučia, nepučia, kaip pučia, kokie niuansai šiandien. Bet tu išprotėjai, tada anksti keltis reikia. Yra momentas. Bet ar mes norim saugiai šokinėti, tada kaip išeis. Taip. Tikrai taip. Yra tų vietų, yra skirtingi aerodromai, skirtingi niuansai ir ne veltui mokinam ten tos turbulencijos, kad 10 kliūties atstumo aukščio nuotolių jos gali būti juntamos ir gali būti priklausomai dar nuo vėjo krypties ir taip toliau. Tai reiktų tą žinoti, reiktų tą įvertinti. Ir čia dar paminėsiu, tai jeigu, kad tą informaciją gauti, tai būtent reikia truputėlį iš anksto, bent jau ateiti anksčiau, o ne kada ten instruktoriai bėga į lėktuvą, ir tu šalia bėgiai sakai, o tai dabar čia viskas gerai, ar čia dar kažką man reikia žinoti.
ne tokia turi forma būti biškelį. Tai kada yra visi, jeigu jūs atkreipite dėmesį į tos patyrusius, niekada, visada išeis jisai į lauką pasižiūrėti. Išeina tenai kažką dumoja, žvalgosi, jisai nemiega, turbūt jisai ne šiaip išėjo, jis tiesiog pasižiūrėjo, kaip čia viskas vyksta, kaip čia pučia, nepučia, gusingas, negusingas. Tai, bet reikia kaip pat anksčiau atsikelt šiek tiek. Šiek tiek anksčiau atsikelt. Skirtam laiko. Vienaip ar kitaip, skirtam laiko, o neklausti prieš stovint prie durų šokimo lėktuve. Kur skris lėktuvas dabar? Į kurią pusę leidžiamės? Klasika. Tai čia tiesiog tas dėl tų oro sąlygų ir vietų žinojimo ir pasiruošimo šiek tiek iš anksto. Tai 9 atvejai ir visus juos galima pakankamai liūdni atvejai ir šiek tiek apibendrinti, kalbant apie saugą apskritai. Tai čia labai gerai USP sako, kad kaip ir tu pasakei ir apie įrangą šnekėjom, kad parašiutininkai neišranda naujų būdų žūti, o yra kartojamos tos pačios klaidos, nepaisant stipriai tobulėjančios įrangos ir procedūrų. Per metus jie tiesiog veda statistiką, gali faktiškai pažiūrėti, kas kada buvo išrasta, pradėta masiškai naudoti ir tos žūtis ir taip toliau. Todėl labai svarbu vystyti saugos kultūrą ir skamba viskas čia žiauriai smagiai, bet tada kyla klausimas, tai kas per velnias ta saugos kultūra yra. Reiktų pasinagrinėti. Tai saugos kultūra yra kaip individų grupė, mes Skydiver'e esame individų grupė, Dropzonoje esame individų grupė kažkokia tai, galvoja ir elgiasi saugos klausimais, tai galvoja ir elgiasi. Tai ne vien taisyklės, nes dažnai ten susilaukiu ir dėl PSF-o kažkokių, tai čia taisyklę reikia priimta, taisyklę, negalima viso gyvenimo prašyti taisyklėmis. Mes neprašomgi taisyklėmis, kaip tu eisi pavalgyti, atsidarysi šaldytuvą ir panašiai. Ir yra tam tikri dalykai kritiniai ir kiti dalykai paliekami sveikam protui ir saugiam elgesiui. Ir tai yra mąstymo būdas. Ir tas mąstymo būdas yra bendrinamas tai, kad visi prisiima atsakomybę. Čia galim grįžti ir prie formation skydivingo, tiksliau grupinių šuolių. Kažkas atsakingas yra ir jis turi prisimti atsakomybę. Nėra taip, kad niekas neatsakingas už šitą šuolį, kad niekas neorganizuoja. Vis tiek kažkas organizuoja. Būna, kad 5 žmonės kažkaip atsidūrė vienoj vietoje. Ne, tai būna, bet čia būna blogi atvejai tada. Po šuolę. Taip, tai ir prižiūri vieni kitus ir priima protingus sprendimus. Tai yra saugos kultūra, tai prižiūrėti vieni kitus, apie ką mes čia ne vieną kartą užsiminėm, pažiūrėti lėktuve, pažiūrėti į draugą, pažiūrėti tas medūzas, taip toliau panašiai. Čia smulkmenos tokios, iš ko viskas ir susideda. Tai nieko nekainuoja, iš principo. Jokios čia kainos nėra, bet gali kažkam net ir gyvybę gelbėti. Kodėl saugos kultūra yra svarbu? Tai padeda parašiutų sportui būti saugesniu ir nekartoti tų pačių klaidų. Nuo ko ir pradėjom, kad kartojamos tos pačios klaidos, o mums reikėtų tą klaidų kiekį mažinti. Ne? Ir prieinam tada yra toks dalykas kaip Heinricho teorija ir trikampis. Čia toksai bendras, jis taikomas bendriau, bet jį čia pritaikė parašiutų sportui. Ir apibendrinus jį galim pasakyti taip, kad kiekvienam žūtimi pasibaigusiam atvejui tenka 10 sunkių sužalojimų, tai reiškia po kiekvienu atveju 10 sunkių sužalojimų, po to sužalojimais yra 1000 vos nežuvau atveju ir rizikingos elgsenos atveju. Tai kaip tai atrodytų grafiškai, tai būtų toksai trikampis, kurio bazė yra rizikingas elgesys, nuo ko viskas prasideda, visos nelaimės, taip pasakiau, bet taip, tai yra bazė, tada kai yra to daug rizikingo elgesio, tada atsiranda tie vos nežuvau, nukritom ten dar kažkas, pranešė. Po jais yra nedidelės traumos, rimtos traumos ir tada žūtis pačioj viršūnėje. Ir jeigu sudėlioti tuos skaičius USPA, tai yra, pavyzdžiui, jeigu šiuo atveju buvo 9 žūtis, tai po jomis slepia, gal prieš tai buvo 90 rimtų traumų, tada po jom yra 900 nedidelių traumų, 9000 vos nežuvau atveju ir visa tai prasideda, visa tai inicijavo 90 000 rizikingo elgesio atveju. Tai va. Tai kas tas rizikingas elgesys? Šita visa bazė yra
Tai rizikingas elgesys susideda iš dviejų dalykų. Tai yra rizikingų sąlygų ir rizikingo elgesio. Sąlygos tai tas dalykas, ką susidarom patys savo. Patys save įvedam, patys save įvarom į tą kampą, kur nereikėtų. Ar pasirinkdami ne tą grupę, su kuria šokti, ne savo lygio, pasirinkdami blogas oro sąlygas, neprižiūrėtą įrangą, nekeistos tropos, nenaudojama papildoma įranga, kuri gali apsaugoti RSL, SAD ir taip toliau, AD. Tai patys save įvarom į tą kampą. Beveik kiekvienam atveju galim tą pritaikyti. Naujas wingsuit kostiumas, kažkokios blogos sąlygos. Jie ėjo į grupę, kurioje galbūt nebuvo tinkamas ir taip toliau. Ir rizikingas elgesys. Tai yra procedūrų nepraktikavimas, įrangos netikrinimas, atsainumas, bus gerai, kabutėse ir taip toliau. Tai vat apie ką tu ir pats šnekėjai, ne, tas nuolatinis tikrinimas, kas užsimiršta iš tikrųjų, ta įranga tobulėja. Ir arba žinai būna jau po to perteklinis, kartais žiūri į žmogų ir jisai daro, tikrinasi 3 kartus kaip pavyzdys. Nereikia tiek tikrintis, reikia tikrinkis vieną, bet pakankamai. Ta medūza gali ten pasikrapštinėti daugiau kartų, bet tu tikrinkis vieną, bet tvarkinga, kaip pat imitacinį, ne, iššokus imitacinis, mažai patirties, tai tu pasiimtą medūzą, normaliai sugniaužk, pakrisk ir tu tikrai žinai, ką tu padarėjai. Taip. O ne, sapsrap kažkur, lygtais tenai buvo. Apie tai mes kalbėjome. Lyg. Pirštų galiukais pačiu. Jo, pirštų galiukais. Tai va tas užtikrintumas toksai, kad ir iš šuolį turim eiti jau su programa, ne iššokau, o ką aš čia dabar toliau darysiu. Taip, tai va tas priveda prie to rizikingo elgesio. Irgi tas galbūt net programos, jeigu grupė šoka ir jie neturi plano ir nėra grupės lyderio, organizerio ir panašiai, tai jau yra rizikingas elgesys. Plius, kaip matom, kartais, yra tenai hebra, kurie patyrė ir tas lėktuve, tai ką veiks, tai nieko, tai varom čia. Ką čia? Ką čia, neiššoksi? Iššoksim. Iššokti, aš manau, yra lengviausia dalis. Taip. Tai va, tai ta visa bazė, nuo ko viskas ir prasideda, yra tas rizikingas elgesys, kuris susideda iš tų dviejų dalykų. Ir visą tą trikampį iš principo riboja keli dalykai. Tai pirmas yra taisyklės. Taisyklės, bet kokia federacija daro taisyklės ir kūrė ne tam, kad tiesiog smagu tas taisyklės daryti, kurti, ar čia atimkim ir priverskim juos ten kažką. Tai nieko panašaus. Federacijos tikslas apskritai yra, kad tų taisyklių būtų kuo mažiau ir kad jos būtų protingos, nes kame yra problema. Galim prikurti labai daug taisyklių, bet visada yra klausimas taisyklių įgyvendinimo, priežiūros ir atsakomybės. Tai yra, jeigu jų bus daug, kas prižiūrės, kad jos visos būtų vykdomos. Nes jeigu jų yra daug ir jos nevykdomos, tai kokia jų prasmė yra. Tada visos jos yra nulinės, jos negalioja. Tai taisyklės turi būti prasmingos ir atsirasti tik tada, kada jos yra reikalingos, jau galbūt kritiškai reikalingos, nes be jų tiesiog niekas kažko nesilaiko. Tarkim, nebuvo anksčiau kokių nors prietaisų, primė taisyklę federacija, kad dabar visi šokinėja su prietaisais. Ir gerai, šokinėja. Užsidėjo blokas, kad tie prietaisai privalomi yra. Bet taisyklių nepakanka, kadangi jų daug nenorim įvesti ir panašiai, tai jos pakankamai riboja tam trikampiui neplysti, bet tam reikalinga saugos kultūra, kuri gali tą trikampį dar labiau mažinti. Tai reiškia, ta vieni kitų priežiūra, jinai gali tam irgi leisti trikampiui neplysti, bet ta saugos kultūra mažina toleranciją nesaugiam elgesiui. Jeigu yra ta tolerancija nesaugiam elgesiui, tolerancija skamba pakankamai taip griežtai, iš principo paprasti dalykai, tiesiog pamatyti, pakalbėti, pasižiūrėti, daugiau yra apie kalbėjimą ir panašiai. Tas pats, atei kolega nesitikrina rankenėlių, paprašyk, kad pasitikrinu tas rankenėlės, kitą kartą pasakyk jam, kad reikia, gal jis pamiršo, nežino ir panašiai, čia kaip pavyzdį sakau, bet tų pavyzdžių gali būti labai daug. Kažką matom, kas vyksta negerai, nelabai gerai ir to nepasakom, neiškeliam klausimą, tai atsiranda ta tolerancija nesaugiam elgesiui. Blogiausia, kas gali atsitikti, kai atsitiko nelaimė, ir esu tokių girdėjęs kalbų, atsitinka nelaimė ar labai skaudi nelaimė, ir tada sako, sakė, taip ir bus. O jam sakė, ne. Ir tada yra blogai. Tai
Siekimybė būtų, kad ta tolerancija būtų kiek įmanoma mažesnė, proto ribose. Tai nereiškia, kad čia visi yra policininkai ir vieni kitą turi ten kažką. Tai tiesiog priežiūros prasme, kad tas nesaugus elgesys būtų kuo įmanoma mažiau toleruojamas ir ta saugos kultūra plistų. O tai visa daromas nuo super mažų dalykų. Tai čia nedideli dalykai, tiesiog va, tos smulkmenos. Pasižiūrėti, ten nuo pačių smulkmeniausių smulkmenų. Ten. Vėlgi, reikia turėti galvoj, kad čia atrodo skamba viskas taip idealistiškai ir panašiai suprantam, kad gyvenimas yra sudėtingas. Tos dienos būna įvairios ir pas visus ten ir tuose klubuose ten kažką išmetė iš pakilimo, kažkas pyksta, dabar dar kažkas ten ir panašiai, kažkas susinervinęs, kažkam pakirto nusileidimą ir taip toliau. Bet nepaisant to ir iš savo patirties matau, kad ta saugos kultūra pas mus yra, nepaisant visų tų blogų ir gerų dienų, kad vis tiek žmonės vieni kitus stengiasi prižiūrėti, reiktų, kad to vyktų daugiau, nes iš principo tikslas koks yra, kad po šuolių dienos visi namo grįžtų sveiki ir gyvi. Čia yra pagrindinis tikslas viso to dalyko, nes kaip ką tik šnekėjom, kad šokinėti mūsų nieks neverčia ir geriau būtų, kad tie šuoliai vyktų saugus. Tai va, ar norėtum kažką papildyti šito, nes... Ne, tai kad jau viskas kaip ir viskas gerai. Visi sąmoningi dabar, visi dabar pagalvos ir ateisim į naują sezoną su gerom nuotaikom, su gera energija. Fine. Bet tai čia ir svarbiausias. Gera nuotaika, gera energija. Tai va būtent, tai šuoliai apskritai dabar, ten nekalbu apie savo laikus, žinai, bet tai dabar, ta prasme, kaip gali eiti su bloga nuotaika, jeigu, ta prasme, o kokią velnę ten iš vis tada eiti? Tu atėjai ką? Išmėginti, išmėginai FF, baigėjai, jau pasimėginai, kad gali išgyventi. Bet, šiaip, tai eini į šuolį, atvažiuoji, taigi, faina, draugai, galbūt ne viskas ten iš šuolių susideda, čia daugiau yra dalykų. Communities, kažkokia kultūra, bendruomenė. Taip, kaip sakau, būna tose bendruomenėse irgi ten visko atsitinka ir panašiai, bet bendrai, jeigu nėra nuotaikos, geriau nešokti ar panašiai, ir nėra sveikatos ir negadinti savo to šuolio ir negadinti tų keliasdešimt eurų. Geriau patirti tą smagumą visame tame. Taip. Ir prie tų smulkmenų vėlgi čia ta saugos kultūra, žinai, ten iki didesnių, net jeigu paminėčiau, prisiminiau dabar vieną tokį. Kartais atrodo, kai kalbam apie tą saugą ir kultūrą, tai čia kad reiškia, kad labiau patyrę prižiūri mažiau patyrusius, bet taip nėra. Turi prižiūrėti, vieni kitus. Ta prasme, tas pats neseniai baigęs ir pradėjo šokinėti, jisai gali žiūrėti ir pamatyti, kad ant dėmų iškrito medūza atsistojant ant tvarkantis. Jis gali tą pamatyti ir tiesiog reikia žiūrėti. Ypač vinksiūtė reikia, ne, kaip pavyzdys tenai. Tai irgi. Bet tu pažiūrėk, kiek yra žmonių, kurie paklausia, kad ten, kažkur aš ten maždaug užkliuvau, gali ten pasižiūrėti, kad ar viskas ten gerai. Dažniausiai aš matau arba tik po FF klausia ir po to arba jau tikrai su didžiulė patirtim žmonės. O po to, o tas viduriukas toksai, nežinau, kažkodėl tai, ar čia tipo nebahūriška, ar ne kažkaip tai klausia. Jie neapsisprendė dar. Neapsisprendė, bet pro duris lekia, tik spėk žiūrėti. Tai atrodytų, Tai čia geras tavo pastebėjimas. Iš tikrųjų, tokios dalykus dažnai klausia šitie tikrai pasižiūri, kurie arba dar tik pradeda, arba jau labai daug matė ir visko girdėję. Kur atrodytų, mažiausiai tikėjausi iš tavęs, bet, viskas gerai, prašau, čia galim. Tai. Čia, kai eini kažkokį ir atvažiuoja tavo egzaminatorius, ir kuris ten turi belekiek šuolių ir jis atsisėda ir prisisega saugos diržą, žinai, lėktuvė. Gerai. Gerai, segamės. Ir aš dabar prisiseksiu, nes tu... Žaidimo taisyklės aiškios. Tai va. Tai gerai, tai klausė Mindaugas, ar bus Pociuose dar safety day. Aš manau, kad bus greičiausiai vėliau, bet bus, tikriausiai bus. Tikrai. Dar nėra paskelbta data, bet aš manau, kad tikrai bus. Dauguma klubų organizuos ir manau, kad Pociuose
irgi Bus. padarys. Bus. Reikia tikėtis bus. Reikia tikėtis bus. Tai ką, ta proga, ta smagia gaida, kad viskas čia taip gerai pas mus, su sauga ir panašiai, tai norėčiau palinkėti prižiūrėti vieniems kitus ir saugių šuolių šiais metais, bei dalyvauti saugos dienose, kurios gal bus, gal nebus. Greičiausiai bus ta sauga. Ja. Tai ačiū tau, Rolandai, labai smagiai čia padiskutavom, dėkui visiems uždavusiems klausimų ar prisijungusiems į diskusiją. Smagu, kad neužmėgot, praėjo čia kažkiek laiko. Ir tada dar kartą ačiū visiems ir susimatymo klubuose greičiausiai. Viso. Ane? Ate. Viso gero visiems. Ate, Rolandai. Kie.